Labdienelė. Labdienėlė. Labrytėlis, kam tenais, kam rytėlis. Nu tai labą dieną, sveiki sugrįžę 26 metais į mūsų ir dabar jau ir jūsų, aišku, kino pokalbių laidą arba tiesiog kino podcastą rekomenduojam. Vėliau 52 laida, 2026 metai. Iš pusnių išlindot, tikiuosi. Jo. Persiprašom, kad truputėlį vėluojam. Jo, sorry, tai... Nieko tokio, kada išeis šiandien? Nu, jaučiu vakare. Kada padarysi? Tai jūs šiandien, kai matot, tai mes ryte filmavom. Ja, šiaip paprastai, ja. Tai labai arti viens kito esam, tai sveiki susirinkę. Ir metų pradžiai, standartiškai, mes tikriausiai apžvelgsim 25 metų geriausius filmus. Bent jau mūsų akimis. Jo, šitą darydavom metų gale, bet kadangi turėjom pokalbį su Emiliu. Jo, su gerbiamu Emiliu, tai šitą padarom tada metų pradžiai ir tuo pačiu dar padarysim metų laukiamiausius, nes 26 metai bus labai turtingi metai. Tai... Šiaip bus žiauriai daug filmų, bus to, ką mes nepaminėsim, tai nereiškia, kad mes to nelaukiam. Tiesiog, aš nežinau, 10 filmų esu įsirašęs. Top 10, jo, top 10 geriausių 25 ir top 10 laukiamiausių 26. Taip, tai šiaip filmų bus labai daug, bet ir labai daug tęsinių, ir labai daug visokių kitokių istorijų, bet šiaip nusimato žiauriai geri metai ir su daug milijardierių, man toks jausmas. Jo, ir jeigu dar bus laiko, apšnekėsim Stranger Things'ų finalą. Jo. Tai, matysim, kaip čia gausis, bet aš labai norėčiau, bet matysim, ką turim. Manau, kad turėsim laiko, spėsim, viskas yra gerai, galim tiesiog pradėti tradiciškai su mūsų laidos įprasta tvarka, tai yra, kaip mes pakalbam apie tai, kas buvo paskelbta kino pasaulyje, kokios yra naujienas, ir tų naujienų šiaip labai daug buvo nuo to laiko, gal visko jau ir neapsižiūrėsim, bet esminius tokius dalykus. Kadangi praeitą laidą neapšnekėjom naujienų, tai čia toksai... Ja, jau kai kurios gal biški yra outdated bus, bet gal kažkiek šviežesnių tokių apžiūrėsim. Tai va. Ja. Nu ką, Arnai, nusimato, kaip sakant, kaip sakiau, geri metai, tai šiaip visai greitai, 22 ar 3, nežinau, žodžiu, apie 20 kažkelintą, žodžiu, už savaitės ar 2 pasirodys filmas Tarnaitė. Jo, Housemaid. Pagal romaną labai populiarus sukurtas filmas, kuris šiaip jau labai gerai pasirodė už žiūrį ir apskritai didžio daly tarptautinių rinkų. Ir dėl to gero rezultato buvo paskelbta, kad bus jau kuriama ir antroji dalis. Patvirtinta. Stop. Nu, bet gerai. Sunku pasakyti, kad nemačiau dar. Jo, mes dar nematėm realiai Amerikoje ir tam tikrose kitose tarptautinėse rinkose, skaitant tarp kitko net ir Latviją. Tarptautinė rinka Latvija? Nu taip. Wow. Okay. It's international, nu tai taip. Nu jo, gerai, gal. Man tarptautinė gal biškai kitaip reiškia. Okay. Nu taip. Tai, žodžiu, filmo biudžetas buvo 35 milijonai. Jau dabar filmas yra uždirbęs apie 120 milijonų. Tai realiai jau pasidvigubino savo biudžetą, pelnas apie 50 milijonų ir realiai iš to pelno jau gali statyti antrą filmą ir dar net taip sakant, net nepradėjo kai kurios rinkos rodyti, skaitant ir mes. Tai, o mūsų rinka yra, kad ir mažytė, bet pakankamai stipri, ypatingai kalbant apie knygų ekranizacijas, nes mūsų tauta yra apsišvietus, mūsų žmonės yra skaitantis ir dėl to iš tikrųjų filmai pagal romanus, ypatingai populiarus romanus, labai gerai eina. Tai... Ar yra 2 romanai? Ar antrą jau čia burtų iš... Ne, yra 3 jau. Okay. Tai antras yra Tarnaitės paslaptis, filmas taip ir vadinsis, aš tai neskaitęs, bet žinau, kad namuose turim kopiją, tai manau, kad neskaitysiu, bet filmą tai tikrai pasižiūrėsiu. Nes Amanda Seyfried man patinka, Sydney Sweeney patinka visai. Aš tai turiu ne tai, kad aš ją ten labai mėgstu ar panašiai. Su ją. Nežinau, man patinka, nepatinka, nesuprantu. Bent 2 priežastys, kodėl patinka. Tais papais demonstruojasi ištisai, nežinau, ir patinka, nepatinka. Turi. Tai kodėl neparodė? Ant kažko reikia žaisti, aš suprantu.
Aš suprantu. Ta prasme, čia toks geimas yra, jo. Ir tas Brendanas Klenaras, jis irgi yra visai neblogas aktorius. Tai žodžiu, kolektyvas visai nieko, premisas visai įdomus. Polas Feigas kaip režisierius man irgi patinka, jis gerai pagauna, ypatingai moterų, tokius, moteris gerai atskleidžia filmuose savo, žinai, nes jo šiaip daugumoje filmų pagrindiniai lydai visi yra moteris. Ir jisai kaip kino kūrėjas gal ir turėjo kelis prastesnius filmus. Pavyzdžiui, kur žiūrėjom, atsimeni su Blake Lively ir Anna Kendrick, tas, kur buvo vestuvės Sicilijoje, ten antra dalis. Žinau. Kaip užkrito? Another Simple Favor? Another Simple Favor, taip. Tai, jis turėjo gal ir, sakykime, silpnesnių filmų, bet jisai yra daręs ir Pamergės, ir kitų, man atrodo, Spy su šita... Kaip užkrito... Whatever. Žodžiu. Labai juokinga komedija, kurioje antraplanių vaidmenius Jasonas Stathamas buvo, bet tikrai labai gerai geba atskleisti moterų personažus ir jisai tą daro su šitu, tai aš labai tikiuosi, kad bus tikrai bent jau vidutiniškai geras filmas, kurį bus įdomu žiūrėti. Jo, ir traileris iš tiesų labai gerai sudėliotas, toks apie viską, apie nieką, lyg ir atskleidžia kažką, lyg ir ne, tokį užmetą kabliuką. Jeigu atsimeni per sezoną atidarimą rodžiau. Taip. Tai va ten buvo visai įdomu. Aš nuo to labai gerai ir atsimenu jį. Tai... Jo, tada turim... Pasirodė traileris ir plakatas filmo, apie kurį nieko nežinojau ir mane šiaip labai sudomino. Tai yra Death of Robin Hood. Tai yra filmas, kuriame Hugh Jackmanas vaidins seną Robin Hoodą. Ir vaidina Jodie Comer, kuri irgi yra nereali aktorė, man be galo patinkanti. Aš šiaip labai laukiu to filmo. Gal jisai ir nepatenka į mano top 10, bet mane labai sudomino. Toks istorinis epas. Hugh Jackmanas idealiai tinka vaidinti seną Robin Hoodą. Toks, atrodo visai neblogas bus filmas. Tai šitas dalykas. Tada turim, ką dar turim? Oceano naujas filmas pasirodys. O ne, aš nemačiau. Nežinau, ar bus Oceano 14 ar kažkas, bet grįž ne moteriškas kolektyvas, kaip buvo su Oceano 8. Bet grįžta originalioji kompanija. Tai George'as Clooney's, Bradas Pittas, Julia Roberts ir... Jesus, jis seniai jau yra. Don Cheadle, jo. Ir Mattas Damonas. Žodžiu, visa ta kompanija, kuri realiai išgarsėjo ir iškėlė iš visus tos heist movies, tos visų vagysčių filmus, tai vėl sugrįžta ir aš visai laukiu šito filmo. Jo, man patinka šitie. Jis nebus kitais metais garantuotai, bet... Sakyk. Ne, tiesiog man patinka šitie heistai. Nesu mėgėjęs šiaip apskritai, bet šita franšizė buvo zaibys. Jo. Kažką darė gerai, nežinau. Tai va, buvo paskelbta, kad yra jau patvirtintas House of the Dragon 4 sezonas ir kad jisai bus paskutinis. Tai reikia pasidžiaugti, kad istorija, kuri šiaip jau pakankamai gerai vystoma, jinai vis dėlto turės savo pabaigą, turbūt dar gal ir visai laiku. Ne taip kaip Game of Thrones tempė iki 8 sezono ir tada visi vėmė, žinai. Bet mes dabar turim kitą, vėlgi. Jo, Night of the Seven Kingdoms, man atrodo. Ir jisai pasirodys labai greitai, sausio 16, man atrodo. Tai kinda vis tiek jojam toliau, žinai. Ne, tai tas spin-offų daug bus. Man atrodo, net 5 yra numatyti. Tai reikia, aišku, džiaugtis, kad tą pasaulį plėtoja ir aš visai džiaugiuosi, kad nesmaugia, žinai, ten iki negalėjimo jau. Tai aš kaip pasižiūrėsiu Game of Thrones, gal aš sakysiu, oh my god, kaip gerai, kad yra dar daugiau. Bet kadangi vis dar netėjau iki šito, nepribrendau, tai dar... Žinai, nieko. Taip, turim... Ką dar turim? Šiaip. Turim... Iš savo pusės dar ten kažką pasakai. Peaky Blinderių turim trailerį. Teaserį, ne trailerį. Toks, jeigu pamiršot, kaip atrodo Cillianas Murphys, tai ten parodo, kaip jis atrodo. Realiai. Tas teaseris nieko neparodo, nes jis yra teaseris. Bet realiai labai greit, kovo 20 jau išeina, tai... Bet aš nespėjęs peržiūrėti. Peaky?
Bet tai kas ten yra? Kiek yra? 5 gal sezonai. 4 ar 5, man atrodo, sezonai po 6 serijas. Ai, po 6 serijas? Jo, man atrodo, po 6 serijas ten po kem 5 minučių. Tikrai greitai ten valgosi. Nes aš tai peržiūrėjau Peacemakerio 2 sezonus, žinai. Nu tai va. Tai gal tada ir jo, gal ir man. Visai, žinok, greitai ten jisai žiūrisi 1-2 ir susižiūri. Ir tos serijos irgi tokios ne per ilgiausios. Okay. Nebent aš meluoju, bet man atrodo, žinok, po 6 serijas. Gerai, pasižiūrėsiu, gal dar spėsiu peržiūrėti, nes kažkaip man labai veža ant šitas kilienas. Jo, labai gerai, ten atrodo, labai skaniai rūko cigaretės, ten, nu, blemba, toks vaibelis labai geras. Tai aš nežiūrėjau kelis kartus, bet šiaip peržiūrėčiau dar kartą, visai vaibas. Tada jau čia pasenį dalykai Supergirl yra traileris. Visai toksai smagus. Man tai žiauriai smagiai sužiūrėjo. Man toks Guardiansų vaibas yra ir iš karto tie, kurie heitina Ganą, tai stop. Filmą režisuoja ne Ganas, tai jo studija, bet ne jisai režisuoja šitą filmą, tai bus vis tiek kitoks, bet tas toks vaibas yra Jameso Gano, tikrai prisilietimas jaučiasi. Tas toks vėlgi, tai, ko mes neturėjom labai seniai DC, tai yra ryškios spalvos, daug, smagios muzikos, ryškus personažai, net ir tokie sarkastiški, kažkiek juokingi, žinai, ir vėl viskas atsiveda, žinai, į tai, kas buvo su Guardiansais padaryta. Bet, kaip sako, tipo Woman of Tomorrow yra pagrindinis komiksas, pagal ką bus remiamas Supermerginos komiksu. Filmu, atsiprašau, tai ta istorija yra maždaug apie, kaip suprantu, realiai gedulą savotišką, nes Supermergina matė, kaip yra sunaikinama jos planeta. Ir jinai savo sielvartą bando skandinti alkoholiu, muštynėm ir taip toliau. Žinai, ir jinai, aišku, gali tą daryti, kaip ir visi kriptoniečiai. Visi jie gali daryti tą tik tai raudonų saulių pasauliuose, vadinasi, nes šiaip kitur, kur geltona saulė, ten, kaip Supermano filme aiškinas, ten tiesiog jų apykaita yra tokia greita, kad jie nieko negali pasidaryti. Jo. Atsimenu šitą dalyką. Tai, bus įdomu pasižiūrėti, kaip bus Supermerginos personažas ir man labai šiaip įdomu, ką toliau darys DC, nes be to dar Clayface'as išeina, žinai, kas irgi yra visai kitoks personažas, šiais metais. Tai... Bet apie jį dar kol kas nieko šiaip daugiau nėra, tai man atrodo šiais metais gal kitais. Dabar jau susimėčiau, bet, žodžiu, visai nieko. Man patiko traileris, man patiko, kad ten ta muzika, man patinka aktorė parinkta, beje, irgi iš House of the Dragon pirmojo sezono. Man tikrai gerai atrodanti tam personažė, jai atrodo, kad labai limpa, žinai. Taip, visai gerai. Matysim, man, pavyzdžiui, Supermanas nelabai patiko, tai, pasižiūrėsim, ką šitas padarys. High hopes, kaip visada. Jo, aš nenoriu nurašyti, nes jie bando kokybiškai daryti ir kodėlgi ne, gal pavyks. Gal ir šis bus smagus visai filmas. Gal padarys kitaip, gal tamsesnis, gal niūresnis, nežinau, bet kol kas iš trailerio atrodo, kad toks irgi spalvingas, kas mane visai džiugina, tai... Nes tie komiksai yra labai šviesus. Okay. Dar vienas dalykas, tai čia, nežinau, gal tikrai pasenusios naujienos. Neatsinu, kas pirmiau išėjo, ar Odisėjos traileris, ar posteris, bet... Aš esu užsirašęs, kad posteris išėjo. Tai gal netgi posteris vėliau negu traileris, gali būti? Vienu metu jie išėjo. Vienu metu? Okay. Tai čia tikriausiai senas naujienas, bet atrodo, ahuienai, tiek galiu pasakyti. Man tai traileris žiauriai patiko ir man patiko visas tas diskursas, kuris prasidėjo. Kine, bet... Pasižiūrėsim po to. Jo, tai. Bet man patinka tas diskursas, kad visi pradėjo šiek tiek, čia taigi neatitinka bronzos amžiaus Graikijos šarvų. Bet čia vėlgi vienas dalykas, už kurio užsikabino kažkas ir tada visi pradėjo važiuoti. Taip, neatitinka, bet jūs pasižiūrėkit, kaip tuo metu atrodė šarvai. Kažkoks tortas. Ta prasme, jeigu, negali būti visur accurate tiesiog, nes atrodys kujovai. Gal galėjo, sakykim taip, aš manau, kad Nolano sprendimas yra tinkamas. Bent jau pagal tą toną, kurį jisai daro, ne? Tai yra labai generiniai graikiški šarvai. Jo, toksai. Tai, ką jau esame matę ne vieną kartą, tai yra saugus sprendimas. Taip. Ir gal galėjo labiau paeksperimentuoti, sutinku.
galbūt galėjo padaryti tamsesnius tuos bronzos laikų šarvus, nes jų aš mačiau yra ir kitokių variantų, ne tik tas vienas tortas, kuris absurdiškas yra, žinai, visiškai. Bet ten didžioji dalis jų yra absurdiška. Jo. Nu, mes esame įpratę prie kitokio vaizdo, mes kitaip įsivaizduojam, negu iš tiesų buvo, žinai. Tai... Ja. Ir man labai jokinga, kur buvo, 3D printintas, žinai, Batmano ten vos ne šarvai ten, kur Agamemnonas, man atrodo. Agamemnonas. Whatever. Agamemnotas. That. Labai sunku atsiminti man tą vardą, aš vis... Jo, sudėtingi graikų vardai, kai kurie tikrai. Ir dar labai egiptietiškai skamba, tai man ten... Nu, jie ten, matai, iš visų... Trojos karas susidėjo iš visų ten aplinkinių tų... Ja. O Jėzau, net neatsimenu, kaip jie ten vadinasi, bet... Žodžiu, Viduržemio jūros regionas. Egėjo jūros, gal sakykim taip. Tai žodžiu, bet, nu... Aš sutinku, kad panašumų su Batmano kaukė buvo... Kaip pamatėse buvo, honestly, tikrai. Bet aš vis dėlto nurašau, kad tai yra fikcija, kad tai yra šiaip jau epinė poema, Odisėja, tai yra išgalvota ir tai yra grinai fikcinis kūrinys ir aš manau, kad interpretuoti galima lygiai taip pat kaip fikcinį kūrinį ir nebūtina visko padaryti. Gal yra žmonių, kuriuos tiesiog ištraukia iš laikotarpio, žinai? Nu, tipo, jeigu jie labai apsiskaitė, yra tenais graikų mitologijoje, graikų istorijoje, šarvuose. Ne, tai istorikus, tai aišku, tai ištrauks biškelį. Tai vien pirmiausiai tai, kad tai yra, vėlgi, išgalvotas epas. Taip. Bet man, man visiškai Nu, matai, mes mėgstam paimti tą tokį teptuką ir gleizint gerbiamą Nolaną. Tai čia mūsų problema irgi yra, bet aš, man atrodo, kažkokia buvo irgi diskusija apie netitikmenis, neatsimenu kokio filmo, bet aš vėlgi, mano nuomonė buvo tokia pati, kad nu, mes negalim tiesiog visko tip-top padaryti, nes tada atrodys, nu... Žiūrėk, tam tikrus dalykus mes kažkodėl priėmėm, kad viskas yra gerai, nes pavyzdžiui, 300 spartiečiai tikrai, blet, nebuvo pusnuogiai. Būtent. Vienas dalykas su filmu. Aš tau pasakysiu dar vieną labiausiai tobulą atitikmenį, kuri fikcija buvo perkelta, blet, į gyvenimą ir dabar visi preizina, kaip yra tikrovė, bet yra iš tikrųjų šūdas. Tai yra fucking Jėzus Kristus, kuris tikrai, blet, negalėjo būti baltas čiuvas su barzda. Jis palestinietis, blemba, buvo. Nu, sakykim, to regiono, žinai. Kaip jisai gali būti baltaodis? Bullshit, nahui. Matai, visi paveikslai vieną rodo. Nu tai, aha. Tai žodžiu, čia esminis dalykas, kad kaip mes priimam ar esam atviri, žinai, tam tikram dalykam. Aišku, čia nėra ko lyginti, žinai, religinių dalykų su Nolano filmu ir whatever, bet aš turiu galvoje, čia kaip yra perkeliami fikciniai dalykai, kūriniai, knygos, romanai, nes kaip tu bežiūrėsi, bet čia neįkim į religiją, bet žodžiu, į tam tik religinius šitus tekstus, bet pointas yra, tu paimi vieną dalyką, padarai jį matomą fiziškai, iš puslapių perkeli ant kažkokio paveikslo, portreto, filmo ar taip toliau, žmonės arba priima, arba nepriima. Nu, ir šiuo atveju kol kas biški yra atmušinėjimas, bet aš esu visiškai tikras, kad ateis filmas ir visi reivins ir visi eis į jį. Taip. Aš labai norėčiau prisiminti tą kitą pavyzdį, nes atsimenu, mes irgi ten pykom labai, bet dėja, negaliu atkapstyti dabar. Tai, žodžiu, tikrai labai laukiamas filmas ir normalu, kad atsiranda kažkokių prisikabinėjimų, bet... Ai, viskas visiems nepatiks. Tikrai milijardinis filmas, eilinis ir... Dar viena naujiena, kuri tikrai svarbi ypatingai tiems, kurie mėgsta Žiedų valdovą, tai yra, kad... faktas, kad Žiedų valdovo naujas filmas bus kuriamas, tai čia nėra visiškai naujiena. Nes mes, man atrodo, net gal ir buvom kalbėję. Mes senokai apie tai šnekėjom. Bet dabar jau buvo patvirtinta keletas dalykų. Pirmas, tai kad filmas pasirodys 27 gruodžio, 12. Ui, čia. Ne taip ir toli, bet 2 metai. Net nepilnai. Palauk. Antras dalykas, palauk, ties 103 laida, žinai, jau kalbėsim. Ne. Antras dalykas, aktoriai seras Ianas McKellenas ir Elijah Woodas, tai yra Gandalfas ir Frodas, sugrįš į filmą. Sugrįš į istoriją, sakykim, taip, ir atliks savo vaidmenis, kuriuos atliko anksčiau, atliks ir šitam filme. Tai aš tai labai happy, tikiuosi, nuoširdžiai labai tikiuosi, kad Iano McKellenas sveikata leis jam tą padaryti, žinai. Jo, nes jis jau senas pirdūnas. Jau senas ir buvo net, man atrodo, jisai teatre, kai vaidino nukritęs nuo scenos ir jį buvo išvežę į ligoninę spektaklį, nu, ten Londone. Tai aš tiesiog tikiuosi, kad jam
linkiu labai daug sveikatos ir kad jisai Jo. sugebėtų ir savo paskutinį vaidmenį X-Menuose atvaidinti, ne X-Menuose, o Avengeriuose, kaip Magnetas. Nors jisai jau kaip ir baigė, tai dar pamatysim šių metų pabaigoje Ianą McKelleną būtent kaip Magnetą. Ir kad jisai dar sugebės šitą nufilmuoti su savo visų pajėgumu. Jo, nes žinom, kad ta prasme filmavimas jis tikrai kainuoja daug energijos Ja. ir jėgų ir senam žmogui tai tikrai yra sunku. O Elijah Woodas tai jo, ir dabar tik tai klausimas, kas bus Pladžingys, man atrodo. Tikiuosi neišdarkiau. Bet šitas, kas pakeis Viggo Mortenseną, nes nesu visiškai tikras, ar jisai sugrįš. Man atrodo, kad anksčiau buvo kalba, kad turėtų grįžti kaip Aragornas. Bet paskui tos kalbos kaip ir nutilo ir dabar jisai nėra prie patvirtintų aktorių. Dar kas galbūt gali būti, Orlando Bloomas galbūt grįž, bet vėl labai sunku supranti tą padaryti, nes jie padarė normalią istoriją, kur Orlando Bloomas, net ir tas pats Aragornas, šiaip iš principo buvo pasąlyginai jauni vyrai, žinai. Viggo Mortensenas buvo vyresnis, bet vis tiek. Ir tada turim Hobbitą, kur jau ten Orlando Bloomas atrodo vyresnis negu originalioji trilogija, nors Hobbitas yra priešistorė. Yeah. O Hunt for Gollum, ar tiesiog Gollumo medžioklė, bus tarpe tarp jų, tai yra prieš pirmąjį originalios trilogijos filmą. Tai biški tokia, žinai, nes Ianas McKellenas visą laiką buvo senas. Elijah Woodas dar dabar atrodo taip pat, kaip jisai atrodė tada, žinai, biški grimo ir bus toks pats jaunas, žinai. O visi kiti tai tokie jau smarkiai susenę yra, žinai. Tai... taip, nes ateina laikotarpis, kai tu ten nuo 5 kažkelių pradedi stipriai, žinai, tau. Ja. Tiesiog tai... Ir tada vėl sustingsti, žinai, kaip Ianas McKellenas. Aš kiek atsimenu jį, tiek jisai man senas, žinai, tas pats kaip su Morganu Freemanu, žinai. Morganas Freemanas visą laiką taip pat atrodė. Gimė senas, tas jausmas, žinai. Ja, ar tas pats Samuel L. Jacksonas. Samuel L. Jacksonas virš 70 metų gal jau tenais. Ir jisai atrodo lygiai taip pat kaip prieš 30 metų, žinai. Man jie visiškai nesensanti žmonės, nes aš juos tokius tik tai ir atsimenu. O, jo. Tai dėl jų tai problemos nėra, o tie kiti tai Viggo tai labai susenęs yra. Ir Orlando Bloomas jau ten, matyt, su Katy Perry pagyvenu, žinai, biškai. Ne kažką. Tai va. Ok, ir uždarom šitą. Aš pasižiūrėjau komentarų, nelabai yra ką atsakyti. Jo, mes ten kažkaip nebaisiai daug turėjom. Jo, ten, ta prasme... Ačiū už padėką. Jo, ačiū, kas gerai įvertinat, ačiū, kas dėkojat, bet diskusinių kažkokių komentarų nėra, tai jos tada nekreipsim dėmesio. Ir manau, iš karto galim važiuoti prie 25 metų top 10-ko. Davai. Tavo ir mano bus atskiri, ta prasme, kaip mum atrodo. Pradėk tu nuo savo 10 paskui. Jo, ok. Tai aš dar neatsidariau, bet žinau, kad pas mane 10 vietoj tikrai yra Avataras. Aš pradžiai tokį interpą padaryti, aš nežinau, kaip man vertint ir kaip man dėti tą topą, ar pagal taip, kai aš įvertinu Letterbox'e, ar pagal taip, kaip aš atsimenu. Nes Avataras long gone būtų, ta prasme, top ten kažkur 20 kažkelintas, jeigu pagal įvertinimą žiūrint. Bet aš manau, kad jis vis tiek vertas yra 10 vietos, nes tai yra, pykit, nepykit, vizualiai tai yra, įspūdingas filmas ir tai yra, tikrai buvo labai labai laukiamas šių metų filmas. Tai jį nedėti į topą, kažkaip gaila. Bet jis nebuvo tiek įspūdingas, kad man kelt jį į viršų kažkur. Tai aš jį palieku tokio garbingui 10 vietoj, kad jis čia būtų, bet šiaip jisai nemanau, kad vertas čia būtų. Vat mano argumentai tokie. Ką tu turi? Aš manau, kad po vieną einam. Sakai? Jo. Okay. Jo, aš iš karto pasakysiu, Avatarą mano topė nėra. Sakykim, prie honorable mentions galėčiau pridėti, žinai, kaip ten nepateko į topą, žinai, ten paskutinės, ten 3 vietos. Pirmas už brūkšnį. Koks gal antras, sakyčiau, okay. Bet 10 vietoje aš įsidėjau Thunderbolts. Man iš visų superherojų filmų vis dėlto turbūt labiausiai patikė šių metų. Turėjęs pakankamai stiprią žinutę apie psichologinę sveikatą, net ir superherojų tarpe. Apie nesugebėjimą tvarkyti su savo atsakomybėm, darbais ir gyvenimu asmeniniu. Tai yra, žinai, dalinai dalykai, kuriuos mes dauguma mūsų patiriam ir savo kasdienybėje, ypatingai po visų COVID ir viso kito. Ir
Manau, kad ir šiaip vizualiai šiaip labai gerai padarytas filmas. Man jisai labai patiko ir aš tiesą pasakius, manau, kad tikrai buvo geriausias projektas iš superherojų apskritai šių metų. Buvo kažkas naujo, kažkas Ja, kitokio. buvo kitoks, jisai buvo šiek tiek niuresnis, šiek tiek buvo, bet ir gerai buvo išlaikyta komedija, ir gerai išlaikyta drama, gerai išvystyti personažai. Buvo tikrai nice. Tikrai quality produktas, ta prasme, aukštos kokybės produktas. Iš Marvel senai turėjom tokį, kur va, tikrai va taip, va, nu va, nice. Jo, toks, žinai, ir turtuoliai turi problemų, ir herojai turi problemų. Jo, jo. Tas, toksai, žinai, paprasta žinutė, kad nepamirškit, kad nesvarbu, koks tu žmogus, gyvenimas yra apie problemas ir apie amžiną tokį va ciklą, iš gero į blogą. Jo, Tiesiog jo, roller visi coaster. mes taip gyvenam ir nesvarbu, kokioj tu kastoje esi ar kur. Okay. 9 vieta pas mane Formulė 1. Aš vėlgi svaršiau, ar vertas jisai iš tiesų yra to topo, bet aš kažkaip atsimenu, kad aš išėjau teigiamai nusiteikęs. Ir vėlgi, jeigu žiūrint iš fizikos pusės, žiūrint tas, kas gykina apie Formulę 1, taip, ten buvo daug netitikmenų, ten buvo daug nesąmonių pridaryta tam filme, bet man, pavyzdžiui, kuris nelabai supranta apie formulės, aš pasižiūrėjau, aš smagiai praleidau laiką, aš pasijuokiau, man patiko Bredą Pittą pamatyti, tai aš kažkaip nusprendžiau, kad vertas jisai 9 vietos. Ne aukštai, bet taip. Ja, mano 9 vieta yra Grobuonis. Ok. Bet. Mano dėja nepakliuvo. Predator Badlands. Tai yra pavojaus zona. Mhm. Man labai išsiskyrė žvilgsnis, sakykime, į visą tą istoriją iš Grobuonės pusės, iš to paliegusio Grobuonės pusės. Man patiko, kaip buvo išnaudojamos aplinkos, kaip buvo daug nakties įterpta, kaip buvo daug naujo pasaulio parodyta ir personažo vystymas tikrai geras buvo, evoliucija jautėsi. Ir šiaip žiauriai fainai padarytas filmas, toks gera pramoga kine, žinai. Nu, tipo, gal tikrai ne pats geriausias, ne pati geriausia kino patirtis praėjusių metų. Šitam topė yra bent 2 filmai, kur sakyčiau gal į tą pusę, kur aš esu pasirašęs, bet tikrai manęs tikrai nenuvylė. Danas Trachtenbergas fantastiškas režisierius, beje, jo dar vienas filmas yra mano topė, bet apie jį šiek tiek vėliau. Ir šiaip labai nice. Man šie metai, tiksliau metai buvo Grobuonės atgaivinimo metai, tai aš visai džiaugiuosi. Jo, pritarčiau, gaila, kad pasakau, pas mane nepakliuvo, bet iš tiesų vėlgi, vertinant taip, kaip aš atsimenu, aš išėjau, jo, vėlgi, aš iškau pripysiu tam filme, aš labai daug prisikabinėjau, bet dabar viską va taip suma sumarum padariu, geras dalykas buvo. 8 vieta pas mane Flow. Manau, tikrai vertas paminėti kūrinys. Lemba, aš jį traktuoju kaip 24 metų filmą, žinau, už tai aš jo neįsitraukiu. Ai. Bet viskas okei, nu ta okei. prasme, all good. Gal ir tau tiesa. Bet viskas gerai, sakyk. Kadangi aš jį žiūrėjau 25. Aš irgi 25 žiūrėjau. Tai apie Flow tiesiog unique experience buvo. Ir kažkaip būtų gaila neįdėt. Ne dėl to, kad čia Latvija, ne dėl to, kad čia Bralukai, čia dar kažkas. Tiesiog. Vienintelis, man atrodo, filmukas mano šitam. Jo. Vienintelis filmukas be žodžių apie katę. Tiesiog kažkaip, nežinau. Labai stipri istorija buvo. Sentimentai pagavo ir, negalėjau neįdėti. Tai va. Čia kuri vieta? 8. Okay. Mano 8 vieta yra, aš neparašiau lietuvišką pavadinimą, neatsimenu, Išnykimo valanda. Weapons, jo. Tas siaubo filmas, kuris technically net nepavadinčiau smarkiai siaubo filmu. Nu, jis tikriausiai turi siaubo antraštę, dėl to, nes ten biški yra goro. Ar idėjos žudyti? Bet man toks unikalus projektas buvo, kur tu tipo žiūri ir psichologiškai labiau spaudžia smegenį, žinai, negu ten baisu yra, bet tuo pačiu ir absurdo yra toks visai nice. Kažkaip dabar pasidarė įprasta dėti siaubą ir absurdą į vieną. Aha, čia padažnėjo tikrai, bet man su Weapons patiko, kad buvo išlaikytas ir rimtumas, o ten, kur jau biški per daug spaudžia smegenį, žinai, įneša tą tokį komišką absurdo elementą, kur ten atbėga, ten suzombėja, žinai, žmonės. Tai man grinai dėl gal projekto unikalumo išskirtinumo, žinai, šitam visam
kontekste. Tai vat, man Weapons tikrai buvo pakankamai stiprus filmas ir ar žiūrėčiau dar kartą? Turbūt, kad ne. Daugelis filmų yra tokie, bet tą vieną kartą yra labai geras. Jo, tas taip labai įdomu žiūrėti siaubeką, žinai, va taip ateini ir taip labai retai būna, nes dažniausiai tai arba nuspėjai, arba man paskutiniu metu apskritai nebebaisus jie, žinai, visi tie siaubo filmai, kaip ten, pavyzdžiui, tas Išvarymas buvo toks, nu, tipo, pradžiai porą kartų užkrūptelėjau, žinai, ir pasibaigė tuo, ir tada žiūrėjau kaip paprastą filmą, žinai, o čia tai ant įtampos laiko ir tu nežinai, kas ten su kuo. Tai aš visai džiaugiuosi, kad ta istorija išsivystė ir bus tos tetos raudonos plaukais spin-offas irgi daromas. Tai va, visai nice. Okay, 7 vieta, pas mane yra Balerina. Blemba, koks buvo iš tiesų unikali patirtis. Aš su šito filmu iš tiesų prisipažinsiu, atradau Johno Wicko tą visą pasaulį, mane įtraukė. Aš buvau labai skeptiškas apie Johną. Ir apskritai apie tą Keanu Reeveso charakterį, man jis toks buvo kreivas, kažkoks šleivas, toks, nežinau, bet vat pasižiūrėjau Baleriną ir toks, nežinau, patiko man tas veiksmas, patiko ta istorija, vėlgi spin-offas, bet kažkaip įtraukė man į tą jų pasaulį ir, aš dabar esu šito viso fanas, tai aš laukiu kitų spin-offų. Jo, šiaip bus. Pas mane Balerinos beje nėra topė, bet jisai vat būtų pirmas už brūkšnę buvęs. 11 vietoj būčiau tikrai įsidėjęs jį. Bet kaip skirtingai jis iš tiesų įsidėlioja, wow. Šiais metais, taip, pernai atsimenu, ten ėjo vienas kitus, žinai. Mano 7 vietoj yra kitas Dano Trachtenbergo filmas, Grubuonis, Killer of Killers. Okei. Aš kažkodėl šito Neprisimeni? Nu, matai, aš jau pro visą tą savo diary, bet kažkaip man neužkliuvo akis. Nu, vat, man unikali animacija, unikali istorija. Jo, šitą dėčiau pirmą už brūkšnį. Okay. Man tiesiog patiko, kadangi buvo pakankamai seniai tas jo praėjai, aš buvau biškai pamiršęs. Ir aš kai pasižiūrėjau, pamačiau, kad tas išėjo, žinai, visi tai prieivino ir pasižiūrėjau ir man taip, man žiauriai patiko idėja, kad yra tas kelionės laiku, kad ten yra skirtingi grobuonis, skirtingi jų, ten pradeda labiau plėst pasaulį. Ir dėl to man jisai yra geresnis už Pavojaus zoną, nes vien tai, kad ten yra taip smarkiai išplečiamas pasaulis ir tu suvoki, kaip veikia grobuonis apskritai, kad jie nėra linijinis laikas pas juos tenais, viskas yra skirtingai veikiama, žinai. Ir kad ten yra paimta, žinai, vikingai, feodalinė Japonija ir tada, kas ten antras pasaulinis karas, man atrodo, ne, tada paėmė tam po vieną žmogų ir tada, tipo, o čia šitie visi herojai sueina į vieną vietą kovoti su pačiu galingiausiu, ten, tipo. No. Nes, taigi, šitiem grobuonėms jiems reikia, lygiaverčių varžovų, vadinasi, geriausi iš to pasaulio ateina kovoti su geriausiu iš jų. Taip. Ir pagal tai, kuris lieka gyvas, tas kaina tobulėja toliau. Tai ta istorija tikrai labai gerai buvo padaryta ir man tikrai labai patiko. Tai va, mano 7 vieta. Ok. Mano 6 vieta atitenka Small Things Like These. Visai pamiršau apie šitą. Jo, unikalus buvo filmas šiais metais. Aš nežinau, ar kažką mačiau panašaus. Man jis toksai kino pavasario filmas. Toks yra paimta rimta tema ir yra padarytas toksai pakankamai lėtas, tamsus, arthausinis toksai, bet man tuo pačiu toksai ir gražus. Filmas. Ir vėlgi Kilianas, tai kaip neįdėjęs, žinai. Tai gal ganėtinai aukštai stovi šitas filmas, bet aš kažkaip labai gerai atsimenu, kaip labai malonę patirtį ir toks biškelį ir sukrėstas išėjau, bet kartu ir maloniai nustebęs. Tai... Mes ne kartu žiūrėjom tą filmą? Neatsimenu, žinau. Gali būt. Gali būt. Bet... Aš man atrodo, jau žiūrėti ir tu prisitryniai. Jo. Aš atsimenu vieną dalyką. Man irgi tas filmas tikrai patiko, gal ne top 10, žinai, bet patiko. Jo. Ir aš paskui dar knygą perskaičiau. Ir... Taip ir nepaėmiau šitais knygos. Aš tau atveš galėsiu, perduosiu per kitą filmavimą. Trumpa knyga, bet labai gerai sukurta istorija. Ta prasme, filmas labai gerai perkeltas į ekranus, bet jisai yra padarytas kitaip negu knygai. Okay.
Bet padaryta labai profesionaliai, akivaizdu, nes tas filmas jis nebuvo ilgas, jis ten 80 minučių turbūt. Jo, buvo. toks trumpukas toks. Bet ir knyga yra va tokia, žinai, tai ten labai greitai aš ją perskaičiau, bet buvo labai kokybiškas romanas. Ten paralelių yra, aišku, žinai, bet kai tu filmą žiūri, kaip aš atsiminiau skaitydamas knygą filmą, tai filme buvo kitaip parodomi tam tikri dalykai, žinai, bet buvo visai nice. Tiesiog, nenoriu spoilinti, žinai, skaitysi, suprasi. Mano 6 vietoje, 6, ne? Jo, 6 vietoje. Yra Knives Out'ų 3 dalis Wake Up Dead Man. Aš mėgaujuosi tikrai dabar kiekvieną kartą, kai pamatau Danielį Craigą kaip Benoit Blancą, man atrodo, kad jisai atrado savo vaidmenį. Ne Bondas jo vaidmuo, ne dar kažkas kitas, bet Benoit Blancas yra būtent jo vaidmuo, nes aš žiūriu jį tam vaidmenį ir aš matau, kaip jis mėgaujasi kiekvieną akimirką. Tu kaip žiūrovas supranti, kad jam yra zaibys būti tuo personažu. Ir aišku, istorija man asmeniškai buvo geresnė negu antra, nes antroji labai buvo daug chaoso, labai daug bandoma paaiškinti per skirtingų personažų perspektyvų, žinai, o čionais padarė taip kaip pirmam filme, žinai, eina kelios linijos, kurios pradžiai nesusikerta, prasilenkia, tada atsiranda Benoit, žinai, ten kažkur tai vidury, ir tada vis tie paaiškinimai eina, taip vinguriuoja tą istoriją, kol tu sėdi ir lauki, kol kas nutiks ir paaiškins tau, what the fuck is happening, žinai, nes antroji tai buvo parodė iš tos pusės, tada parodė iš antro, tada iš trečio, iš ketvirto, čia tai buvo daug nuosekliau. Tai ir šiaip istorija buvo man visai fun. Šiaip fun tie filmai yra tokie, žinai, ir man whodunit to stiliaus detektyvai man tikrai labai patinka ir šitas labai gerai yra išvystytas. Tai Ryanas Johnsonas šiaip labai gerai daro šitas istorijas, aš tikiuosi, kad jisai nesustos jų kurt ir tikiuosi, kad Craigas irgi nevems to personažo, kaip jisai vėmė nuo Bondo. Tai... Nu, ten biški gal buvo perspausta su to Bondu, žinai, tiesiog. Gal, nežinau, bet aš tik tai sakau, džiaugiuosi, kad žmogus atrado savo veikėją. Nice. 5 vieta pas man yra Pietinė kronikas. Tai blėt, pamiršau aš apie šitą filmą. Jo, čia yra vienas iš nedaugelio filmų šiais metais, kuriuos aš vertinau 5 iš 5. Dabar pasižiūrėjus, nežinau, ar jisai vertas tiek, bet tikriausiai, jeigu tada taip įvertinau, tai turbūt taip jaučiausi. Tai čia tiesiog buvo toks lietuviškas fenomenas, rekordininkas mūsų, kuris nukėlė į tuos gūdžius sovietskus laikus, bet mums pasirodo tas Ruskij Mir patiko. Arba tiesiog kėlė nostalgiją, mes gal romantizuojam tos tėvų laikus, nes tai buvo tiesiog... Ten jau nebe sovietmetis, ten jau po nepriklausomybės. Bet esmė tipo, kad... Vaibas vis dar tas pats. Jo, tas pats vaibas vis dar ir atsirasdinėja nauji dalykai, ta muzika, viskas, žinai, gal mes tiesiog iš tų, žinai, tėvų istorijų... Tai va, žodžiu. Bet šiaip unikalus lietuviškas filmas, tai 5 vieta, manau, pats tas. Mano 5 vietoje yra Bugonija. Filmas, kurio nenorėjau visai žiūrėti. Matai, aš turiu tokį santykį su šito Jorgos Lantimos, kad aš jį, žinai, tas love and hate relationship. Kai tu iš principo supranti, kad jis kūrė gerą kiną, bet nėra jokio potraukio žiūrėti. Ir man lygiai taip pat Poor Things be proto patiko ir aš visai nenorėjau jo žiūrėti. Ir aš nuėjau dėl to, kad mano dabar jau žmona, žinai, norėjo. Lygiai taip pat nuėjom ir šitą dėl to, kad žmona norėjo, žinai. Tai ir aš abu 2 kartus buvau labai patenkintas. Ir jisai kuria gerą kiną ir aktoriai, su kuriais jisai dirba, ypatingai Emma Stone, yra fantastiški. Bet Jessis Plemonsas yra nerealus. Jis toks psichopatas. Aš nežinau, kaip jisai gyvenime nėra toks, bet vaidina psichopatus, tai aфигенно gerai. Gal ir yra tiesiog. Gal ir yra. Jis gal tiesiog yra toks, koks yra. Galbūt. Nors iš interviu žiūrint atrodo visai mielas toks bičas, žinai. Bet tipo, ir aktoriai gerai atlieka savo darbą. Filmas yra totaliai nurautas. Aš likau smarkiai šokiruotas juo, žinai. Jo. Tiksliau gal ne tiek, kad šokiruotas, bet labiau toks, blėt, apipiso. Eilinį kartą. Ateini, tu žinai, kad tave apipis, bet toks... Blėt, tikrai negalėjo tai būti, žinai, bam yra, žinai, what the fuck. Tai tas vien dėl to, kad aš buvau smarkiai nustebintas ir išdurtas.
Ir šiaip labai gerai išdėstyta istorija ir viskas vystama, žinai, nors jis nėra vizualiai toks skanus filmas, žinai, kur ten tipo žiūri, jis toks nėra patrauklus. Nėra jis ten labai cinematografiškas, žinai. Ja. Malonus, bet... Bet istorija aфиgena. Bet, tai kažkoks yra... Ir vaidyba labai gera. Kas persmelkia tą trūkumą. Tai viskas, ne? 4 vieta. Nosferatu. Biškai buvau pamiršęs, kad toks filmas buvo. Aš visai pamiršau. Bet atsimenu kaip labai tokia unikalią, gotišką, tamsią istoriją. Labai cinematografišką. Labai tikrai, gerai atrodančią. Ir istorija, aišku, žinoma jau, kas vyresni tai tikrai bus matę, bet man tai buvo nauja. Tai, blemba, tikrai labai, labai gerai padarytas filmas. Tai top 5 pats tas 4 vieta tokia solidi. Pas mane, šiaip aš pritariu visiškai, bet aš totaliai buvau pamiršęs, nes jisai išėjo, man atrodo, 1 savaitę, labai ten, sausio 2. Sausį ar ten kažkas tokio, jo. Pas mane 4 vietoj yra pagaliau filmas, kuris nors vienas sueina su tavim. Pirmas sutapimas. Dar tik tai pirmas sutapimas? Oh my god, Formulė 1. Pakankamai aukštai, okei. Jo. Mano viena geriausių kino teatro patirčių praėjusiu metu. Kai aš žiūrėjau, mėgausi kiekvieną akimirką, taip jisai gal nėra pats geriausias filmas praėjusiu metu, tikrai. Aš sutinku. Bet tai yra filmas, vienas iš, sakyčiau, 3 filmų šiais metais, kuris yra, tau toj telefonas, kuris įplyš. Vienas iš 3 filmų praėjusiais metais, gal ten su išimtim, žinai, dar Nosferatu, sakykime, irgi pritarčiau, kad reiktų kine žiūrėti vien dėl atmosferos. Jo, namuose taip nesukursit vis tiek. Bet čia veiksmas, nuolat veiksmas, tai tu visą laiką tom adrenalinė, žinai, sėdė. Garso takelis yra aфиgenai gerai padarytas. Hansas Zimmeris, šefskis. Vaidyba tikrai gera. Gal tam tikri konfliktai tokie biški lievi, bet, man Brado Pitto šarmas ir visa energija ir charizma, žinai, išnešė. Šiaip ir smagu, ir juokinga, ir adrenalinas, greitis, muzika, vizualiai aфиgenai nufilmuota, matosi, kad ten tikrai 300 milijonų įkišta, žinai. Josefo Kosinskio filmus aš, galiu žiūrėti turbūt kiekvieną dieną, nes jie yra tokie, ant viskas pastatyta taip kokybiškai, žinai, tas pats, kas Top Gun Maverick buvo, žinai, ten yra, kokybė veiksmo padaryta, kad tu žiūri, tu įsikabinęs į kėdę. Tai man buvo tikrai vienas geresnių šių metų filmų, praėjusių metų filmų. Ok. Trečioji, top 3 jau. Toks, labai sunki buvo vieta. Dar tik vieną dalyką pasakysiu, aš nemačiau Zootropolio ir aš negaliu jo įsidėti topus, tai galbūt kažkiek keistųsi šitas topas man. Jo, aš irgi nemačiau, dėja. Bet top 3 man buvo žiauriai sunku, bet antrasis sutapimas mūsų, tai yra Bugonė, man 3 vietoj. Buvo labai kitoks tiesiog filmas. Aš nežinau, mes jau apkalbėjome apie tai nėra čia tą patį šnekėt, bet esmė tiesiog, kad kodėl jis atrado top 3, nes jis buvo labai kitoks. Ir kartais tas išskirtinumas, tau gal jis nebuvo geresnis už tuos kitus, bet jis tiesiog buvo išskirtinesnis ir jis man kažkodėl, kai užsimerkia ir pagalvoja, aš dėčiau 3 vietą. Man 3 vieta tai nustebins turbūt labai. K-pop Demon Hunters. Jo, tikrai. Aš suprantu, kodėl tokia reakcija gali būti, bet aš labai normaliai galiu paaiškinti. Šokiruotas biškelį, jo. Taip, šitoje vietoje galėjo būti bet koks kitas filmas. Bet man žiauriai patiko, kiek jisai turėjo, kokį stiprų. Negana to, kad man šiaip istorija buvo įdomi. Įdomu taip, kaip buvo sukurta techniškai šitas filmas. Jis techniškai labai įdomus apskritai buvo, žinai, kaip yra daromi vieni personažai po vieną freimą juda, kiti kas antrą freimą juda, tipo tenais iki tokių subtilybių, žinai, visiškai tokių techninių, kur tu kaip ir nepagalvoji, bet kai išgirsti galvoji, kaip yra pertekimi personažai, kaip ta istorija net jinai nėra tokia visiškai nuvalkata, žinai, bet jinai yra pakankamai nuoširdė, juokinga. Aišku, gėris laimi prieš blogį, lečia visą šitą, tai žinai, čia yra praktiškai kiekvienam filme tas. Bet vizualiai yra tikrai gražus.
Muzika yra labai catchy ir labai gerai įtraukianti. Man šiaip kas yra su muzikiniais filmais, man patinka. Tai gal tai dar pastumėjo, kad jisai buvo pakankamai aukštai. Ir apskritai, kokybiškas produktas. Dainos dar iki dabar eina. Tai yra daugiau negu pusę metų, žinai, groja radio stotis, visi to, aš nežinau, kiek aš kartų perklausiau, žinai, tą garso takelį. Kaip tas 7 dainas, ar jeigu tiksliau 3 kokias gal. Bet šiaip tikrai cool. Man tikrai labai įstrigęs filmas ir manau, kad bent jau iš Netflixo produkcijos praėjusiais metais tai turbūt vienas geresnių apskritai. Jo labiau atsižvelgiant į tai, kad net ne visai Netflixo produkcija, jis tiesiog nusipirko Netflixas tą filmą iš Sony animacijos, nes Sony nepatikėjo to filmu. Tai dabar graužia nagus. Dabar garantuotai graužia nagus, nes jį išleido, man atrodo, 2 ar 3 dienom į kino teatrus, surinko ten gal 40 milijonų ir to pasibaigė, žinai, tipo, va. Tiesiog single-long ta versija buvo išleista. Tai, Okay. Šiaip aфиgenai, nes jisai tapo pačiu žiūrimiausiu Netflixo filmu, visus tos billboardų top 1 platininiai albumai ir visa kita, žinai, ten tiesiog sprogo. Tai yra fenomenalus dalykas. Tai va. Bet čia ne dėl to, kad ten kažkokie pasiekimai, tiesiog man jisai tikrai taip patiko. Okay. Top 2 pas mane buvo labai sunkus sprendimas. Iš tiesų, abu... Man atrodo, čia sueis mūsų šitie. Jo, abu turėjo labai unikalų garso takelį, abu šiaip buvo labai unikalūs ir geri filmai, bet aš tiesiog taip įdėjau, apkeičiau ir paskui tiesiog užsimerkiau, pagalvojau apie vieną, apie kitą ir taip, gerai, bus taip. Tai antroji vieta yra One Battle After Another. Mano irgi. Jo, tai iš tiesų blemba DiCaprio sugrįžimas. Nenustojantis groti takelis visą filmą. Bet jisai toks psichodelinis. Žiauriai geras, džiaziukas, kala, būgneliai. Improv-jazz. Jo, ir toksai improvizacinis, kartais toks, kaip džiazas, kartais sueina, kartais toks biški nesueina, pjauna, bet jis tau vis tiek malonus, pritildo, pagarsina, niekad nesustoja. Ištisai tave laiko kine, žiauriai geras humoras. Labai geras. Kaip visada, labai geras Leo, ta prasme, personažas ir vaidyba. Jis moka tą padaryti. Bet man dar labai patiko, kad aplink Leo buvo sudėti visi labai, taip, geri charakteriai. Ir geri charakteriai gerai išvystyti. Ypatingai Benicio del Toro buvo. Taip. Sensėjus blemba. Ir jisai ten to skrintavimo, aš paskui sėdėjau, bandžiau galvot. Nedaug jisai turėjo skrintavimo, nes ten filmas beveik 3 valandas. Bet tu jį labai gerai atsimeni. Ja. Nes jis tiesiog tokį svorį turėjo, žinai. Ir Chase Infinity aфиgenai gera, ypatingai su debiutuojančiu vaidmeniu, žinai, aktorė. Šauniai. Ir tas karibukas, pamiršau. Šonas Penas, blemba, buvo turbūt, dabar jeigu tai paimtum, gal net sakyčiau geresnis personažas už Leo personažą. Iš personažo pusės jo. Šiaip, visą arką paėmus, jis turėjo kažkokį didesnį svorį negu... Ir apskritai toks labiau nurautas, žinai, ir man tiesiog ir jo pabaiga patiko, žinai, tokia apgailėtina pabaiga, žinai, tokiam apgailėtinam žmogui apgailėtina ir pabaiga. Jo visa siekimybė buvo gauti, supranti, kariui, generolui, ar koks jis tenas buvo, nežinau, gauti tiesiog pilką kabinetą, žinai, dangoriš. Matai, tas toksai yra dalykas... Just because you did everything you could, tipo, doesn't matter, kad tau pavyks, tipo, nebūtinai tai pavyks, žinai. Tai va čia toks labai geras atrodė, kad jisai atrodo paukojo viską savo gyvenime, kad jisai gautų tai ir vat, gavo, užmetė kojas ant stalo ir tom ir pasibaigė. Tai... Man labai patiko tas humoras, kuris tenais buvo irgi įdėtas. Jau nekalbant apie tos ten revoliucionierių, žinai, ten skambučius tarpusavio, bandymus susijungti. Bet man net ir tas, kad ten slaptoji kalėdų senelio draugija, žinai, yra kažkokia, tipo Švento Nikolo, ten, ar kas ten buvo, dabar jau tiksliai nebepamenu, bet ten tiek daug absurdo buvo. Totaliai rasistiška. Jo. Ir toks, tu supranti, kad ten realiai yra labai smarkiai šaržuojama dabartinė visuomenė ir aišku, tos žmogiškos savybės, bet visi personažai tokie žmogiški, tokie nevykėliai. Kaip ir mes visi, žinai. Mes primetam kažkokią kaukę, kad mes kažką darom gerai, bet iš tiesų mes visi esam tokie nevykę. Iš vienos ar iš kitos pusės, žinai, kažkur. Vienur gal ir esam tikrai, tipo, profesionalai, ar ten gerai gebam, bet kitose srityse esam visiškai niekam tikę. Ir aš ir pats, žinai, galiai nukrist ten lygioj vietoje užkliūti už nieko ir
tekšt, žinai, arba būna eina į staktą nepataikai, žinai. Per plačiausias duris. Nu tiesiog, nu ir čia lygiai taip pat tą patį ir parodo, žinai, kai tu eina trenkėsi, žinai, ten nepataiko, ten kaip žolytę rūkė tenais. Nu tiesiog, nu, žiūri tu tą filmą ir tu žvengi iš tokių. Ir man pats svarbiausias dalykas, kas buvo beje ir su F1, nes ir F1 buvo labai labai ilgas filmas, man tai irgi apie 2,5 valandos. Aš jau nebepamenu. Bet grubiai, nes aš pamenu, kad jis buvo ilgas. Tai man visai greit praėjo, tai aš negaliu pasakyti. Exactly. Ir One Battle After Another buvo lygiai toks pats ilgas filmas. 2 valandos 40. Nors visiškai kitoks. Kardinaliai kitoks pasakojimas. Vat ką reiškia, kai tu moki dėlioti istoriją ir gerai režisuoji. Prikausti žiūrovą. Ir tada turbūt einam prie pirmos vietos, kuris irgi buvo labai ilgas filmas. Aš manau, kad mes sutampam čia. Sinners. Ja. Tai, nu va, bendrų nutarimo mes sakom, kad mums geriausias 25 metų filmas yra Sinners. Taip. Žiauriai unikalu. Ir kodėl aš taip svaršiau tarp jų ir kas nugalėjo, aš manau, kad man tiesiog, jie yra vienoj vietoj, bet man nugalėjo tas vaibas. Jo, man irgi atmosfera. Atmosfera buvo labai gera. Kad ir kaip gerai Paulas Thomas Andersonas. Nu, ta prasme, man dabar reiktų kažkuriam Oscarą paduot, blet, neišsirinkčiau turbūt. Aš manau tikrai One Battle After Another susižers labai daug šiais metais, bet aš tikiuosi, kad nepamiršiu Sinners ir kažkas, jie irgi gaus bent kažką. Nes aš manau, kad aš net nežinau, dabar pavyzdžiui, Michaelas B. Jordanas Oscaruose bus nominuotas kaip pirmo plano aktorius ar kaip antro plano aktorius. O čia tai geras, iš tiesų būtų įdomu gauti iš to pačio filmo ir už pirmą ir už antrą. Aha. Čia būtų toks, aš nežinau, ar kas nors yra taip gavęs, bet man atrodo, kad ne. Bet būtų labai toks unique dalykas, kai tu suvaidini pirmą planį, antrą planį ir gauni už abudu. Nes šiaip viskas tame filme buvo idealiai gerai. Čia buvo vienas iš 2 arba 3 gal mano 5 žvaigždžių filmų 25 metais. Nes aš žinau, kad For Fact, One Battle After Another gavo 5 ir Sinneriai gavo. Reiktų pasižiūrėti dėl kitų. Nu, matai, aš dar pietinę įmečiau. Tai gal ir pas mane pietinė buvo, bet čia pagrindė, žinai, dar tas lietuviškumo gal tas toks nu, tai va, tai aš sakau, subjektyvumas. Pagalvojus, nežinau ar verta dabar, bet nesvarbu jau. Bet Sinneriai tai buvo unikal, savo muzikiniu stilium buvo fantastiškai gerai išnaudotas bliuzas ir visa kita, žinai, tada aš tą sceną dar dabar matau, žinai, prieš sakės, kur tam klube, kur buvo sujungtas bliuzas, Afrikos genčių ir kas ten, ritme bliuzas ir repas turbūt. Nu, ten daug tokių subkultūrų muzikos ir skirtingų stilių, kaip... Bet viskas iš juodaodžių kultūros. Jo, ta idėja, kaip muzikas sujungia skirtingas kartas, žinai, per paralelinius pasaulius, nežinau, kaip tai turėjo būti interpretuojama ir perteikima, bet... Ir man buvo žiauriai faina, kad tai buvo galiausiai tapęs ir vampyrų filmas. Nu, tipo, ale siaubo, žinai, kažkiek. Ir kaip tie vampyrai buvo įvesti, kad jie buvo airiai, kad tenais jie ėjo pašokti airių šokius, žinai, tipo, kad, nu, tiesiog visa istorija buvo žiauriai gera ir personažai labai tokie įsimintini. Nu, tas pagrindinis vampyras, kurio dabar aš vardą nepasakysiu, bet tipo... Aš irgi nebeatsimenu. Bet aš veidą tai aš atsimenu. Jo, veidą matau, bet nežinau vardą. Lygiai taip pat su Michaelu B. Jordanu, žinai, kuris suvaidino 2 veikėjus. Beje, ne pirmas ir ne vienintelis filmas tais metais, kur buvo 2 veikėjai. Daugiau negu 1 personažą vaidino tas pats aktorius. Beje, vienas didžiausių nusivylimų praėjusių metų buvo Mickey 17 turbūt man. Jo, aš žiūrėjau į jį ir man toks... Tu nevertas, top 10 tai tikrai. Ne. Tiesiog, aš nežinau, jis turėjo gerą premisą, bet jis kažkur prapuolė man. Ne, jo. Tiesiog. Lyginant su tais filmais, sakykim taip, jis nebuvo blogas filmas, bet vat... Ne, bet į top 10 tiesiog negali. Ne, bet tai vat Sinneriai man tikrai labai patiko dėl vizualinių sprendimų, kiek spalvos visos tokios arba labai labai ryškios, arba labai gilios. Nu, pavyzdžiui, ta pati juoda spalva, žinai, naktis, tamsa, žinai, viskas taip giliai. Nu, tu matai visą gilį. Miško visą tą, žinai, ar tenais namas tamsoj, žinai, nu, tas baras jų ten yra ir aplinkui, tu visą aplinką suvoki, žinai, o ne taip, kad, blet, nu, bet siena juoda, žinai. Tai man tas labai patiko, sakau, personažai visi gerai išvystyti ir ta vampyrų įėjimas toks. Nu, tiesiog viskas labai gerai. Istorija tiesiog, vėlgi, tas ir atmosfera, ir vaibas, ir pabaiga tokia savotiška. Tai
Nu, aš manau, tikrai vertas. Nu ir vėlgi, garso takelis. Tikrai įspūdingas, tai... Jo. Nu va. Aš matau, kad nespėsime apie Stranger Things pašnekėti. Tai žiūrėsim dar. Kaip bus, tai bus. Bet, tai va, toks topas 25 metų, manau, kad, nu, bent jau top 2 sutapo. Jo, nu mes realiai 4 filmai sutapo, tai dar ne taip ir blogai. Jo, o toliau, žinai, aš manau, tiesiog skonio reikalas yra. Visiškai. Tai sutampa nuomonė ties tuo, kas buvo iš tiesų labai geri, jo. O toliau tiesiog kas mums patiko. Jo, ir parašykit jūs kaip kokie jums filmai labiausiai patiko iš praėjusių metų. Nes Jo. Mes, nu, mums įdomu. Top 10 tikrai yra sunku surinkti, jeigu nesigaus. Bent pirmas 3 vietas. Tai bent jo 3 arba 5, tai mes Ja. tikrai pasižiūrėsim. Įdomus jūsų nuomonės ir šiaip įdomus skonis žmonių. Mhm. Gal priminsit mums filmus, kuriuos mes net nepagalvom, kad galėtų būti. Aha. Tai va, o mes tada nieko nelaukiam, jeigu Vainius dar neapsisisiojo. Galėjai nesakyti šito, bet padarom. Gerai. Fuck. Norėjau tęsti toliau, bet gerai, važiuojame į pertrauką. Gerai. Gerai. Važiuojam. Grįžtam su laukiamiausiais 26 metų filmais. Taip. Vėlgi labai sunku, nes, kaip ir minėjau anksčiau, turim labai turtingus metus. Tai Jo. tikrai daug gerų filmų. Šiaip išsirinkti mūsų tikrai buvo sporte. sunku. Gal, sakykim taip, pirmus 3 užsirašiau per 1 sekundę. O jo, Bet visus jo. kitus, brother, tarsi buvo ką veikti. aš gal 4-5, bet paskui jau tada toksai, ką žinau, aš jau toks nebežinau, ko aš labiau noriu, ar šito, Ja. nes tiesiog, žinai. Tai, okei, pas mane 10 vieta, Avengers Doomsday. Žinot, kad aš nesu didžiausias Marvelio fanas ir nesu labai didelis sekėjas šito viso, tai... Nu, tu nežiūrėjai daug filmų, tai... Tai aš tiesiog esu labai atsilikęs, aš adaptas esu realiai. Atraufavęs visiškai. Tai dėl to aš manau, kad šitas filmas vertas tikrai daug aukštesnės vietos. Šnekant su Marvelio fanu, tai jaučiu top 3, tai tikrai. Bet, nu, aš jį tikrai pasižiūrėsiu, Mhm. bet vat, kaip stipriai laukiu, tai vat atsispindi mano. Oi, Taip, blemba, šitoj. dabar aš žiūriu į savo tai, ką aš susirašiau ir aš vietom kaip ir nesusirašiau, bet teoriškai pagal tai, kaip yra surašyta, turbūt taip ir bus. Ok, tai dabar nuo apačios pradėkite. Tai pradėsiu nuo irgi 10 vietos, tai Godzilla -0. Ok, Aš dar visai sąlyginai neseniai, nu, sąlyginai tai yra spalio mėnesį, turbūt pasižiūrėjau Godzilla -1, čia tas Japonų, kur buvo sukurtas Jo. Godzilla. Ir aš labai smarkiai pasigilėjau, kad aš jo kine nežiūrėjau, kai jis buvo pas mus ten tas kelias dienas rodomas. Nuoširdžiai laukiu dabar tęsinio, nes tas filmas buvo žiauriai geras ir jis buvo, jaučiasi, kad tikrai tie, kurie žino, kas yra Godzilla, žino visą lorą, žino, kaip turi būti ir atrodyti ne Warner Bros. Padarytas produktas ten, kur Godzilla su King Kongu kapojasi, o tikroji Godzilla, tai tokia, žinai, nu, tipo, tikras monstras, žinai. Tai vat 26 metų lapkritį berods. Yra šių metų lapkričio mėnesį, berods lapkričio 6 ar kažkas tokio tuo metu turėtų pasirodyti. Ir aš dėl to žiauriai laukiu, man tikrai labai patiko ir tikiuosi, kad pas mus kinuose irgi bus galima jį pažiūrėti. ok. Na, jūs žinot mano santykį su Godzilla, tai... Bet tu nematei -1. Ne, aš esu matęs, man atrodo, vieną kažkokį Godzilla, neatsimenu kurią, ir tiesiog aš nesuprantu, kaip galima žiūrėti 20 filmų, kai tiesiog yra monstras, kuris taško pasaulį. Nu va, tai tiesiog tau reikia neenjoyinu, pasižiūrėti tą. Tai Ne, aš suprantu, bet tau reikia tai pasižiūrėti. man iš filmo reikia daugiau negu Mhm. to. Tai, bet man gal jo, reikėtų pasižiūrėti šitą filmą ir sakyčiau, oh my god, koks aš debilas. Arba ne. Na, pasakyčiau, oh my god, kokie jūs debilai. Vienas iš Galim. dviejų. Pasižiūrėsim lapkritį. Jo. 9 vieta Spider-Manas naujas. Blet, šitą tai neįstraukiu. Aš kažkaip nežinau, vėlgi, aš atitrūkęs nuo viso šito dalyko, bet Spider-Man, aš nuo vaikystės esu Spider-Mano, tiesiog žmogus, didžiausias gerbėjas buvau, aišku, tai buvo su Maguire'u, bet man ir šitas Tom Hollando charakteris irgi labai geras, tai kodėlgi ne? Tikrai, manau, vertas, netgi ir aukščiau būtų vertas, bet kadangi vėlgi esu atitrūkęs, Aš turbūt dabar, va, nu...
Dabar jau Nu, kad jau- nepatenkintas. Jau esi. nieko, jo, nepatenkintas, Kaip nes aš susidėliojai? pamiršau šitą. Okay. Nu, bet tebūnie, žinai, sakykim, dabar įdėčiau į 11 vietą. Galbūt pakeičiau, nu, bet nesvarbu. Nekeisiu to, ką esu įsirašęs, bet, jo. Laukiu ir aš, honestly. Tai sakė, tiek daug filmų 26 metais bus, kad tiesiog vat, sunku į 10-tuką susidėlio. Mano 9 vietoje būtų naujas Steveno Spielbergo filmas Disclosure Day, ar tiesos diena, kažkaip ten, nežinau kaip lietuviškai, neatsimenu kaip išverstas. Naujas filmas apie ateivius, pagrindiniam vaidmenį Emily Blunt. Visai neblogai skamba. Tiesiog, nu, aš trailerį pasižiūrėjau, mane sudomino toks also Spielbergas ir prie to paties dar aišku, jisai apie ateivius ne pirmasis jo filmas bus, tai tiesiog įdomu, ką sukurs, kol kas labai toks, nu, angliškai žodis yra cryptic, žinai, lietuviškai nežinau, toks labai paslaptingas tas traileris. Šifruotas. Jo, toks, kur tu nelabai supranti apie ką, bet ta tokia atmosfera sukurta, kur tu, žinai, taip žiūri ir nelabai, žinai. Aš nemačiau šitą trailerį, reikėtų pasižiūrėti. Jo, tai galėsim pažiūrėti. Mes atrodo, kažkaip yra stygius dabar filmų apie ateivius. Kad jų praktiškai nėra. Sumažėjęs stipriai, kažkoks buvo vėlgi laikotarpis ir dabar nebėra. Tai vat, kadangi šitie man filmai patinka, tai aš vat ir laukiu. Jo, tai turim dar... Spielbergose nežiūrėjau. Kosmosą šnekant, turim dar Project Hail Mary, man atrodo. Ja. Tai aš nesu labai įsigilinęs apie ką jisai ten bus ir koks ten yra projektas ir kokia ten yra misija ta kosmoso, bet vėlgi, kas kam patinka kosminiai keliavimai, tai manau irgi bus tikrai neblogas filmas. Bet nepatekusi į top 10. 8 vieta yra Wuthering Heights. Kažkaip atrodo, kad mes toks unikalesnis 26 metų romantinis filmas, vėlgi pagal knygą statytas, tai toks yra unikalumas, bet kažkas kitokio. Tai visai laukiu pasižiūrėti, nes retokai kada užsuku aš į romantinius filmus, dažniausiai vieną kartą į metus. Tai manau, kad čia bus tas topinis. Mano būtų Ready or Not, Here I Come. Okay. Aš atsimenu, kad Ready or Not man be galo patiko pirmoji dalis. Čia jau yra tęsinys, bet pirmoji dalis man žiauriai patiko, nes jis buvo labai tokia šiek tiek komiška istorija apie tai, kaip mergina atvyksta pas savo bičą ir jie sako, va, mes tuoksimės, ir žodžiu, jie ten žaidžia slėpinių ir jie reikia išgyventi, nes jie bando nužudyti visą šeimą. Nu ir pasibaigė tas filmas ir dabar antrasis realiai iš karto gaunasi, kad iš karto tiesioginis tęsinys, veiksmas toliau prasitęsia, žinai. Ir dabar vėl tą pačią merginą prigauna, tik tai dabar daugiau šeimų, nu, nes tipo ten buvo viena šeima iš daugiau šeimų, kurios tais dalykais užsiima ir dabar tipo, kadangi jinai išžudė visą tą šeimą, dabar visos kitos šeimos susivienijo ir vėl ją pasiema, kad ją medžiotų, bet dabar dar pasiema ir sesę. What? Ir... Man toks jų pritempimas, bet skamba, žinai, kur. Nu, aš čia tai papasakojau, žinai, gal, bet aš pažiūrėjau trailerį, mane užkabino, man patiko pirmas filmas ir aš dabar laukiu antro, žinai, tai man toks komiškas, bet toks brutaluha, žinai. Aš esu labai skeptiškai nusteikęs prieš filmus, kurie turi premisą vienam filmui ir kai jums pavyksta, jūs pradedate ten kažką pritempinėti. Man šitas skamba, kad atsirado dar daugiau šeimų, kurios paėmė ją ir jos toks, what the hell, nu, bet matysim. Jo, aš gal tik tai, jeigu tai būtų metai arba 2 po to pirmo filmo, tada gal aš labiau skeptiškai žiūrėčiau į šitą dalyką, žinai, bet praėjo tikrai ne vieni metai, gal 5 ar 6 jau, buvo laiko išgvildenti istoriją. Tai dėl to aš tą tokį benefit of a doubt, žinai, nutipau, kad, turėtų būti. Okay. 7 vieta pas mane ir dabar galvoju, šiaip visą giliuosi, kad įdėjau, tai Toy Story 5. Kažkaip pamačiau aš tą paveiksliuką ir toks, nežinau, vidinis vaikas gal, žinai, užsidegė. Aš nesimenu 4 dalis, kuom ten baigėsi, ten su tuo darželiu buvo 4, ar 3 čia buvo su darželiu? 3 su darželiu. O 4 kokia buvo, aš jau nebepamenu. Aš 4 ir nežiūrėjau, nes aš iš viso žaislų istorijos buvau nežiūrėjęs ir aš ją pasižiūrėjau tik tai pernai metais, visus 3 filmus. Tu visai buvai nematęs? Ja. Ir hypą supratau, bet tada nesupratau, na, reikėjo 4 dalies. Nes su 3 dalim buvo idealiai pabaigta trilogija. Ir 4 dalis... Taip. Tai vat aš atsimenu, ta prasme, užsidarėm su darželiais, ten su viskuo. Nu ir viskas. Ir net tik ten 3 daly buvo pabaiga pati,
ta prasme, Pabaiga. to endžio, Taip, toks, išvažiavo. atrodo, uždaroma arka ir, ir viskas. Ir Tai va, aš ketvirtos dalies nemačiau ir aš negaliu. Tai aš dabar galvoju, gal aš pats net nemačiau ketvirtos dalies. Gali būt, kad aš, žinai, tai pasąmoningai sakiau, kad viskas, su trečia aš sustoju, nes čia yra pabaiga. Gali būt, žinok. Tai va dėl to gailiuosi, kad aš jį įdėjau iš tiesų. Tai mano 6 yra Wuthering Heights. Nu tai va. Vėlgi, kaip tu sakai, romantinis filmas, toks kaip ir kostiuminė drama gaunasi. Jo. Ir Vėlgi vaibas, atmosfera atrodo labai labai gera. ten ir tos suknelės, ir kostiumai, Man ir patinka va tas... pelys, ir toks viskas per tos tokius... ne tai, kad pasaulis šešėlis... buvo kitoks. Jo. Kitoks Romantizuoji, žinai, kaip čia... Nu, žinai, buvo ryšys, buvo artumas, buvo kažkokios nuobodulio daugiau. Na ir dar tuo pačiu tokių toksiškų santykių romantizavimas, tuo pačiu, aišku, žinai, turėtų būti, žinai, bet, iš esmės, literatūros klasika dar kartą atgimsta, žinai, bet kai tu nesi normaliai, aš, nesu matęs senesnių ekranizacijų, tai man irgi tiesiog, tai aš laukiu Margot Robbie su Viktorijos laikų, žinai, suknelėm, tai. Okay. 6 vieta pas mes. Scary Movie 6. Oh shit, pamiršau apie šitą irgi. Jis tiesiog, ir galvoju, kad jam labai tiktų 6 vieta. Tiesiog. Nes 6 filmas. Ja. Labai sunku kartais sudėlioti tokius dalykus, bet tiesiog pirmi keli man buvo žiauriai gerai, ypač 1, 2, 3 beros dar ir ten porą buvo nusivažiavusi, man tokių 4, 5 jau nelabai buvo, jo, bet... Tai, 1 tai iš viso bombinis tiesiog yra... 1 ir 2. 2 tas, kur ranka. Jo. Mano piragas. Tai, žodžiu, yra tikrai labai įdomi ir smagi franšizė, tai ir kadangi toks nemažas tarpas gavosi, aš manau, kad jie prigeneravo visokių idėjų ir vėlgi, tai čia buvo... Tikrai bus iš ko kurti. Jo, tai buvo iš ko kurti, tai manau, kad padarys kažką gero. Aš, neįsirašiau šitą. Aš tiesiog tikiuosi, kad visus referensus pagausiu, nes gali būti, kad irgi biškelį truks. Bet aš dar iki dabar, žinai, cituoju tam tikrus dalykus ir viena mano mėgstamiausių citatų yra... Kai klausė ten to, tipo, ką tu savo broliui ar ten kažkam tam pasakei paskutinį dalyką, tai run, bitch! Run! Tai aš dabar net kartais filmus žiūriu ir tą patį šaukiu, žinai, ypatingai namuose, nes kai net tai negalima, bet jo. Mano 6 vietoje yra Hoppers. Jo, aš svarsčiau ir aš nejaučiu tokio didelio hypo kaip tu. Tai... Aš negaliu paaiškinti, kodėl. Čia yra mano visiškai many esantis tas dalykas, bet man taip, aš pirmą kartą pamačiau tą trailerį, aš tiek žvengiau, aš tą pirmą kartą trailerį pamačiau Barcelonai. Aha. Ir ten ta scena, man labai patiko pats premisas, man patiko idėja, man patiko kaip yra daroma, kad jiem ir mėly gyvūnėliai, žinai, ir juokingas. Toks nice atrodo filmas, aš labai bijau nusivilt, bet, tai yra originalus Pixaro filmas. Tai yra originalus filmas pirmiausia, tai yra netęsinys, ko šiais metais yra labai mažai. Bent kol kas taip atrodo. Tai vat 6 vietoje yra Hoppers. Ok, aš tiesiog linkiu tau nenusivilt ir tikiuosi, kad jis tikrai bus vertas tiek hypo. 5 vieta yra Devil Wears Prada 2. Aš turiu visai kažkokį gerą santykį su pirmąja dalim. Man čia yra comfort filmas, kurį aš galiu pasižiūrėti kelis kartus per metus ir man jis toks tiesiog faina. Tiesiog gerai pasijaus, žinai. Ja. Vėlgi, vieną akį primerkęs žiūriu aš į tą antrą dalį, kadangi tai yra filmas, kuris buvo baigtinis, užsibaigęs ir ten viskas buvo su juo padaryta. Tai nežinau, ką jie čia dabar bandys prikelti ir padaryti, kadangi teaseris nieko nepasako. High hopes. Tikiuosi nenusivilsiu. Visai lauk. Mano 5 vietoje yra filmas, kuris vadinasi Digger. Digger. Taip. Lema čia kaip edžinam algoritmą dabar su ta pirma raidė, žinai. Nes skamba labai ne taip, kaip turėtų skambėti. Ne, tipo kaip kasėjas. Tai aš žinau, bet... Aš pasakiau ir taip nuskambėjo, kaip arti čia yra. Ne, naujas Alejandro Inarritu filmas. Inarritu kūrė
Birdman, Inaritu kūrė, man atrodo, Revenant, už kurį Oscarą gavo šitas Leo. Pirmąjį, tarp kitų. Pirmąjį Oscarą. Taip pat Beautiful buvo, dar kažkokia, ten daugiau kitokių, ten savo kalbą, žinai, ten tų ne angliškų filmų. Tai, bet aš labai pasitikiu tuo režisierium, nes jis daro kokybiškai, jis daro retai filmus. Ir šitam filme vaidins pagrindinį vaidmenį Tomas Cruzas. Tai man ir buvo išėjęs jo teaseris, kur tu net Tom Cruzo veido nematai, bet jis toks šokantis realiai per visą tą, žinai, juda per aplinką ir tipo šoka ten kažkokia trėklą užlipa šoka ir panašiai. Ir tam bus tokia kažkokia biški komedija, biški ne. Tai vat Inaritu, kaip ir Birdmaną, turėjo tokį labai keistą. Tai aš galvoju, kad ir šitas gali būti toks labai keistas ir tikrai nuoširdžiai laukiu. Ir man atrodo, tikrai turėtų būti neblogas filmas. Plius dar ir Tomas Cruzas, kuris bus ne dar vienam neįmanomos misijos filme, kuriuos aš labai mėgstu, bet bus kažkam biški šviežiau, žinai, kažko biški kitokio. Tai va tas irgi labai domina. Ok, pas mane ketvirta vieta yra Michael. Aš vėlgi, ir mes daug jau diskutavom apie tai ir tikriausiai, kad vieną nuomonę turim, kad tai bus labai švelnus filmas ir turės labai mažai kontroversijos ir tikriausiai bus tiesiog filmas, kuris gražiai atsiliepia apie mūsų visų mylimą pop kultūros žvaigždę Michael Jacksoną, apie jo muziką, Ne, apie pop karalių. Bet vis tiek kažkaip pasižiūrėjau trailerį ir taip kabina tas jo, žinai, ta muzika tokia gera. Tai tiesiog laukiu, žinai, labai. Jo, aš šito filmo irgi laukiu, bet jisai man atsidūrė už brūkšnio jau. Jo. Nėra pas mane to apie jo. Mano ketvirtoje vietoje yra Devil Wears Prada 2. Nu va. Čia pirmas sutapimas? Ne, man atrodo... Aš manau, kad... Wuthering Heights darba. Mes tikrai... Pirmi 3 tikrai sutaps. Čia for sure. Pirmi 3 nebūtinai? Ne? Ne? Ne. Gerai. Pirmi 2 tikrai sutaps. Galimai. Trečias nežinau. Tai... Galiu trečią, ne? Jo, sakyk trečią. Tai didysis topas. 3, tai yra trečioje vietoje Hunger Games pas mane yra. Pas man nėra. Nu tai va, tai nesutaps. Tai aš kažkaip labai buvau patenkintas paskutiniu prequelu, kuris čia buvo jau prieš porą metų. Senokai jau visai. 24. Ar 3 net. 24 gal buvo. Dabar matau atsimint. Tai buvo apie Snow. 4, jo. Tai žodžiu, tai ir aš išėjau labai patenkintas, man buvo labai įdomu ir apskritai man Hunger Games visai patinka visa franšizė ir istorija, tai tai va, o apie Haymitchą visada, žinai, sklandė legendos ir va turėsim filmą apie Haymitchą, tai pasižiūrėsim, aš visai, kadangi tai top 3 įdėjau, tai tikrai labai laukiu šito filmo. Nesim, kada jis tiksliai išeina, bet man atrodo kažkaip antroji pusė metų, ne? Lapkritį, o Jėzu. Tai va. Kas pastatė čia vietą? Avengeriai. Doomsdayus. Taip, Avengeriai, Doomsdayus. Okay. Aš šiaip faktiškai... Didesnis fanas esi tai. Jo, aš kaip ir buvau įsirašęs į antrą vietą, bet paskui pagalvojau gal trečią geriau. Būtent, realiai, jeigu būtų biškai geresnis track rekordas, jeigu biškai geriau eitų Marvel su savo projektais, gal aš būčiau ir antroje vietoje. Gal būčiau ir antroje vietoje įsidėjęs. Bet paskui kažkaip galvoju, gal, žinai, trečia vieta tinkama. Man truputėlį sunervino, kad Steve'as Rogersas grįžta. Tai yra Chrisas... ne Hemsworthas ir ne Pratas, o Chrisas... Kur kai tu Chrisas? Evansas. Visi 3 Chrisai buvo Marvelį, žinai, tai... 3 iš 4 Hollywoodo Chrisų buvo, o Chrisas Painas buvo DC. Man esminis toks dalykas, man netrigerina, kad Robertas Downis jaunesnysis grįžta kaip Doomsday. O čia nėra kažkaip comics accurate? Yra. Tai va. Ta prasme, nėra visai accurate, bet istorija apie tai, kad Iron Manas patapo bloguoju ir persivertė į Doomą buvo komiksuose. Jo, bet nebuvo tai, kad jis mirė tikriausiai. Jo, tai vat esmė, žinai,
pradžioje, kai paskelbė, kad Robertas Downis jaunesnysis bus Doom, aš taip... Taigi, blet, užbaigėt jūs tą arką nahui grąžint. Bet tada, žinai, sėdėjau, kažkaip galvoju, blet, gal ir įdomiai, žinai. Bet vat, kad Chrisas Evansas grįžta, tai man ne visai patinka, žinai, nes jisai atgyveno savo gyvenimą laimingai ir senis buvo jau tam paskutiniam filme. Jo, ir aš nesuprantu, kodėl jūs grąžinat. Ja. Mane erzina, viskas. Jeigu jūs atėjot, aš suprantu, va tą idėją, Downey grąžina į blogiečio, ne į Iron Maną. Ir vis tiek užknisa mane. Užknisa, bet tuo pačiu dar galiu, žinai, atleisti šiuo atveju, arba tiksliau priimti šitą sprendimą. Bet tu grąžini Chrisą Evansą kaip Kapitoną Ameriką jau į tą patį. Ir aš taip, kam? Jo, tu negali... Taigi tu turi Kapitoną Ameriką naują. Tu negali atsukti plokštelės. Kodėl jis taip daro? Ta prasme, tu priimi sprendimą. Ne va tai priimi sprendimą. Tu sėdėjai ir rašėjai ir bandėjai ir žiūrėjai, kaip čia geriau tai padaryti. Ir tu jau viskas uždarėjai charakterį ir padarai, kad jisai mirtų. Ja. Tu pakeitei ir įdėjai į jo vietą kitą charakterį. Taip. Tu turėjai filmą apie tą naują charakterį. Tu jį įvedėjai visą šitą ir tu vėl grąžinėt, gal nes tau nepatiko. Ne, taip neveikia. Ja, kažkaip keistai tai man labai nepatiko. Dėl to jisai man pakrito šiek tiek žemiau į 3. vietą, sakykime. Bet. Jo. Bus grįžtoras, okei, šitą, žinai, kaip ir buvo galima suprasti po 4 dalies, kad jisai tikrai nedingo, tai viskas okei. Bet man labiausiai patinka, ypatingai dar su tuo teaseriu, kuris dabar buvo paleistas visai neseniai, tai yra, kad X-menai bus. Jo, bet čia seniai jau buvo šita teorija, kad turėtų susijungti. Tai klausimas yra, kaip padarys tą, žinai, ar tai bus Avengeriai prieš X-menus, ar X-menai su Avengeriais, ar kas ten bus, nes teoriškai turėtų būti prieš Doomą. Prieš Doomą, jo. Bet gal tam pradžiai filmo kalsis tarpusavy, aš nežinau. Įdomu tik tai, kaip vykstys X-menus, ar bus Deadpoolas, ar bus... kiek bus ten tų originaliųjų personažų daugiau, nes mes žinom, kad bus ir Nightcrawleris, kad bus ir Gambitas, kad bus ten tas Cyclops. Ir iš to Cyclops, jo. Ir teaserį beje labai gerai parodo, žinai, aišku, vėlgi grįžta Ianas McKellenas kaip Magnetas ir Patrikas Wilsonas kaip, Patrikas Stewartas, atsiprašau, kaip Profesorius X. Ir tas Beastas grįžta, žinai, žodžiu, Kelsey Grammeris bus kaip Beastas, irgi originalusis tas žvėris. Ir man tikrai patinka, kad išleido tą teaserį ir tu matai labai niūrų toną, bet kostiumas ir visas kitas yra toks labai pagrįsta tuo, kas buvo visai neseniai paleistas su animaciniu serialu, tas X-Men 97. Kiek čia visko daug susipynė yra. Tai nebūtinai bus tas pats, bet aš turiu galvoje, kad tai yra kažkiek comic accurate kostiumas, žinai, tai yra, ten tas geltonas mėlynų, žinai, ir aš tiesiog noriu tikėti, kad Ciklopas bus padarytas kaip X-menų lyderis, net kaip jisai iš tikrųjų turėtų būti, ne taip, kaip buvo daroma pirmuose filmuose, kad jis toks nevykėlis, kuris realiai yra pagrindimas, kodėl neina ten suvaibint šitam Wolverinui, žinai, su ta... Labai daug personažų, man jau galva tiek neišėjo. Jo, aš sakau, aš tiesiog... Su Jean Grey, turbūt, jo? Jean Grey. Jean Grey. Yeah. Žodžiu. Man labai, būtent X-menų tas teaseris labai pridėjo pliusų, nes aš jau biškai taip... Aš galiu pasakyti, kad aš esu realiai dabar jau įpusėjęs tik tai, nors aš anksčiau labai sekiau šitą visą, bet per tiek metų atsilikau ir įpusėjęs dabar tik tai esu. Ir tai tų charakterių tiek daug. What the hell? Ir dabar dar jūs dajungsit visus X-menus. Jo. Tai kas ten bus per šutvę apskritai? Tiesiog kaip vystyti šitą dalyką? Aš manau, kad Hebra, uždarykit viskas. Dar ir Secret Wars bus sekantis po metų. Tiesiog, gana, jau ta prasme datempinėjom čia iki tokio jau... Jo, šiaip ta prasme darosi jau sunku suprasti. Tikrai labai sunku. Net ir man, kuris seka viską. Bet... Jum jau nebeužtenka filmų, jūs jau hujernat serialus, kad išvystytumėt charakterius, nes tiesiog jau nebespėjat patys. Tai, aš nežinau. Aš asmeniškai neturiu tiek laiko gyvenime aukot, kad sekt šitą visą franšizę. Tam esu aš. That's it, jo. Tai...
Ok, tai mano pagrindimas tas, kad yra tam tikrų įnašų įvedimų į šitą istoriją. Nu, aš Ruso broliais būtent keršytojų šitam planetikiu, kas yra už to, man jie biškai smarkiai nuvilė. Bet kas yra su kerštais, jie sukūrė pačius geriausius praktiškai visus geriausius Marvel filmus sukūrė būtent Ruso broliai. Jo. Tai aš turiu labai high hopes ir tikiuosi, kad nesuknis. Tai va, tiesiog tikiuosi, kad atgaivins. O grįžtant dar truputėlį prie Downio. Atgaivins meilę, sakykime, taip Marveliui, taip pilnai. Nu. Galbūt. Dėl Downio man toksai vėlgi mixed feelings, nes man smagu jį bus matyti. Aha. Nes tiesiog man jis patinka. Bet man patinka, matai, nežinau, ar jo veidas, ar jo tas Iron Mano charakteris. Tai vat pamatysim. Ir nežinau, kaip jis man susižiūrės, žinai, kitoj pusėj barikadų. Tai dar svarbiausia, kaip jį įvesi, tai, nes mes visi žinom puikiai, kad jisai yra Iron Manas. Ir dabar bus labai sunku perversti save, žinai, suprasti, kad jisai nebėra Iron Manas. Nes tu pamatai tą veidą ir tu negali pakeisti savo, nežinau, 10 metų įsitikinimo, žinai. Tai ir vėlgi, ar jisai turės tą tokį humorą, tą, žinai, tokį, nežinau net kaip įvardinti, žinai, nu, labai savotiškas. Jisai labai savotiškas charakteris buvo ir dabar iš to savotiško charakterio į kitą labai savotišką, nu čia, nežinau. Jo, ir Dūmas yra šiaip iš principo tikrai labai svarbus ir labai didelis personažas visatoj Marvelio. Tai aš tikiuosi, kad jie, nu, žino, ką daro. Jo, tai tikiuosi ir aš. Gerai, toliau. Paskutinės 2 vietos. Jo, antroji vieta, Odisėja. Opa, ne! O, ne. Nesuėjęs. Bet, žiūrėk, vis tiek, iš principo dėl pirmų 2 vietų mes sutinkam. Greičiausiai. Bet, ne. Gerai. Odisėja man nėra antroji. Tai dabar pašnekam tada apie Odisėją ir tada jau apie Kopą. Taip. Mes apsisvičinam. Aš iš tiesų net vat kai buvo su 25 metų topu, aš ten tą pirmą dėliojau, aš 26 atsidariau nautus, pirmas iš karto, Kopa, be jokių vaprosų. Tai man tai nekilo jokių klausimų, nes aš kai tik tai atsidariau, įsirašiau iš karto Odisėją. Bet gerai, dabar apie Kopą. Tai apie Odisėją. Apie Odisėją, jo. Tai man pirmoji vietoje, tau antroji vietoje. Jo, man antroji vietoje. Nu, mes abu žinom, kokie mes Nolano fanai esam. Apskritai ir labai daug žmonių, manau, turėtų būti labai mažai žmonių, kurie heitina Nolaną. Yra tokių, bet jo, nepopuliari nuomonė. Jo, nu yra tipo, kurie ten yra nepatenkinti. Jo, iš idėjas heitina. Tiesiog, nes Nolanas. Tai kaip ir mes kažką heitinam. Todėl, kad daug, nu, pavyzdžiui, iš principo, aš lygiai taip pat gleizinu Nolaną, bet jisai 100 kart geresnius filmus ir daugiau geresnių filmų yra padaręs, kaip kiti labai gleizina Cameroną dėl Avataro, žinai, bet aš, nu, negaliu to daryti. Ne, aš irgi ne. Ir aš jau maksimaliai objektyviai priimu tą faktą, kad Avataras yra huienas vizualiai ir techniškai ir visa kita, bet tai jisai nėra pilnas filmas. Bet Nolanas, pavyzdžiui, jau mes daug kartų kalbėjom, bet Nolanas padaro gerus visom prasmėm filmus. Taip, tu turi labai tiesiog vizualiai įspūdingą filmą. Tu turi labai gerą idėją, tu turi vaibą, tu turi garso takelis visada, niekada nenuvils, niekada. Ir pačią visumą, nu tiesiog, tu turi vieną gerą filmą, kur nereikia ten sakyti, nu taip, gal jis iš ploto nelabai, bet pažiūrėkit, kaip jis vizualiai atrodė. Ne, ten yra viskas labai gerai, tiesiog. Jo, ir man tas faktas, žinai, kad, nu tai dabar jisai prikėlė ciklopus nu, tipo, į tikrą gyvenimą, pasifilmavosi ciklopai, žinai, ir vis. Ne, nu mes tipo žinom, kad jisai nemėgsta specialiųjų efektų naudoti maksimaliai, tai žinai, nu čia tipo jau baris eina ten tas, kad jis ten ciklopus, hidras ir visus kitus prikel, žinai, iš graikų mitologijos. Bet turi ahujieną kastą. Nu tikrai labai geri aktoriai. Nu, ten ten top A-listeriai visi, žinai, turbūt visų svajonė yra suvaidinti pas Nolaną filme. Taip. Tada yra Liudvikas Goransonas, kuris darys garso takelį. Man jisai va taip vat su Hansu Zimmeriu. Su Zimmeriu. Jau dabar jau man, gal dar vieną žingsnį, gal tik Odisėjos trūksta, kad pasiektų, užliptų į tą patį lentyną. Galbūt, o gal net ir perliptų, nežinau. Tada turim Nolaną kaip režisierių, aišku, kuris mato labai daug kampų. Tada turim tai, kad kiek aš nesu visiškai tikras, negaliu 100% užtikrinti, bet man atrodo, kad ciklopas, tas ciklopas, kuris bus, ten buvo realiai
kažkokio tai gal 12 metrų aukščio, tipo alelelė. Okay. Tai vėlgi, nespecialieji efektai, kuriais jisai, aišku, bus apdirbtas. Ne, tai taip, bet esmė yra ir praktiniai, kurie... Bet jisai yra fizinis objektas, vadinasi, aktoriam nereikėjo su teniso kamaliuku, žinai, ten vaidinti. Jie vaidina su tikru objektu, žinai, nors jisai nėra gyvas, bet jisai, tipo animatronika, ar kas tenais buvo, aš nežinau. Aš nežinau, kaip veikia šitas, bet iki tokio jau gylio aš nežinau. Bet tu pasižiūrėk į tuos kadrus, kurie pirmieji pasirodė. Ten yra pizda vaizdas. Hoyt van Hoytema yra vienas geriausių režisierių po Dickinso ir ten dar kitų, žinai, kelių, ne režisierių, atsiprašau, o operatorių. Ir Hoytema turi savo viziją ir ta vizija labai matosi filmuose, žinai. Keista, kad tu turi tokį režisierių, tokį kalibrų ir tokį operatorių ir kaip jie kartu nesipjauna, aš neįsivaizduoju, nes vienas turi savo kampą, kitas turi savo kampą ir kaip jūs čia dabar dalinatės? Manau, bet kažkaip pasidalina, nes Oppenheimerį tai turim, yra vienas filmas. Taip. Ir Liudvikas Goransonas beje jų abiejų darbą papildė aфиgenai. Tai va čia aš tikiu, kad bus lygiai tas pats. Vien dėl to man jis yra numeris 1. Žodžiu, o tu gal yra jau kokio ilgiausi bus? Ne. Nes aš įsivaizduoju kaip epa, tai kokį 2 kiam. Aš jau dabar asuminu, kad bus 3 valandas ir manęs net neparina. Manęs net neparina, aš tokio filmo nors ir 4 galėčiau žiūrėti, tai man visiškai nepjauna, aš tikiuosi, kad kuo ilgiau galėsiu būti tam, žinai, immersive pasaulyje, kaip visi dabar čia sako, žinai. Tai žodžiu, tai tokia apie Odisėją tikrai labai labai laukiamas filmas ir vienas laukiamiausių. Ir dabar apie mano antrą tavo pirmą. Mano pirmą, taip, tai yra Kopa. Aš vėl, grįžtu į tos vaibus, aš nežinau, kas yra, aš darbe dažnai labai pasijungiu vėlgi. Mano, tarp kitko, buvo top vienas klausomiausių Spotify buvo Minecrafto alfa versijos. Tu ten game. Jo, tiesiog, bet antras buvo Dune, jo. Tai, tiesiog, ir aš vėl grįžtu, šiais metais vėl. Aš vėl užsileidžiu ir vėl klausau ir taip mane grąžina atgal. Ir aš taip laukiu stipriai to filmo ir aš taip liūdžiu kartu, nes aš žinau, kad užsibaigs viskas su šituo. Tai toks labai, labai, labai toksai ir labai liūdna, ir labai linksma. Bet tu primeti, kad mes dabar, pavyzdžiui, pirmas 2 vietas skiriam filmams, kuriuos kūrė, režisuoja vieni geriausių šių dabartinių laikų režisieriai. Tai yra Nolanas ir Denis Villeneuve, whatever his last name. Ir garso takelį daro 2 geriausi šiuolaikiniai kompozitoriai. Taip. Tiesiog. Liudvikas Goransonas ir Hansas Zimmeris. What a time to be alive, kaip sakot. Blemba. Tikrai. Tu dabar pakalbėk apie Kopą, aš pažiūrėsiu, kas operatorius bus Kopas. Aš nežinau, kas operatorius, aš žinau, kad tikrai keitėsi cinematografas, čia jau 100 kartų yra apkalbėta ir vėlgi yra kontroversiškos nuomonės, žinai, vieni sako, kad bus šūdas, kitas sako, kad bus dar geriau. Aš manau, kad 3 filmui yra nieko tokio, įsipūst naujų vėjų, kažkokių pamatyti naujų kampų, tai nieko iš to blogo tikrai nesugadins filmo. Ką tu matai? Linus Sandgren. Nežinau, aš tokio. Tu pasižiūrės, ką jis anksčiau daręs, nes nesu matęs, bet matau, kad pasikeitė, jo. Jo, tai ir apskritai, aš nežinau, jeigu dar kažkiek pirmus 2 filmus tą istoriją kažkiek žinojau, tai kas bus Mesijo pusėje, aš visiškai nežinau. Aš irgi nežinau. Vėlgi tikiuosi 3 valandų plus filmo. Žinok, ne taip ir blogai. Bičas buvo kinematografas, director of photography Babilone. No Time to Die Bondo naujausiam filme. Tada buvo La La Lande. Matai, bet čia biškai kitokie vandenys, bet aš suprantu, kad tai yra... Vandenys kitokie, bet jie labai... Tu vardini labai pavykusius ir labai stiprius projektus. Čia biškai kitaip yra, bet aš vėlgi sakau, tikrai nespjaunu ir sakau, kad bus tikrai gerai. Tikrai Aš esu visiškai tikras, bet... nesugadins. Man didžiausia baimė dabar yra. Mes jau aptariam šitos filmus, bet didžiausia baimė, kad Kopa išeina lygiai tą patį savaitgalį kaip ir Avengeriai. Ir jie išeina būdavo gruodžio 18 dieną.
Bus 2 filmai po 3 valandas. Man tai nėra skirtumo, aš žinau, į kurį aš eisiu. Ne, aš tai jie O buvo. tai Kopas nepaankstino į lapkritį? Nope. Warneriai pasakė, kad neketina trauks filmą ir kad išeis tuo metu, kada yra suplanuota. Maldės. Blet, tai bus Traukia fuck į tokį veidą. bus Doomsday. Kaip dabar jau tipo klešina tos filmus, kaip buvo Barbenheimeris, žinai, tai dabar jau Doomsday. Tau tai pohu, man tai reikės repertuarą dėlioti. Jo, tavo darbas. Aš neįsivaizduoju. Aš turiu savo darbą, Aš jau dabar prašau. sėdžiu, man metai laiko iki to savaitgalio ir aš jau dabar parinuosi, kaip man reikės sudėti viską. Jo, labai laukiamas, oh my god, kaip pagalvoju, dar visi metai. Bet, Nu? Nežinau, neįsivaizduoju, kada išeis traileris. Kino Kopas? Jo, bet įsivaizduoju, kad vasarą tikriausiai. Aš manau, kad ten Odisėjas gali paleisti. Čia tas pas kaip Kur per kaip, Avatarą jo. paleido Odisėjos trailerį, Disclosure Day trailerį ir pirmąjį Avengers teaserį. Ir būtent ant filmo dėjo. Tai Okay, ir nu paskui tai va. po savaitgalio to jau paleido ir į internetą. Tai gali būti, kad lygiai tas pats bus ir ateis Odisėja ir Kals Kopas trailerį. Nu, čia šiaip yra smart, nes tu tipo paleidi pradžią pamatyti, žinai, masėm kine tą trailerį ir tada jau paleidi į Jo, internetą. jo. Aš šiaip esu užsidegęs dabar pasižiūrėti pirmus 2 filmus namie. Kažkaip vėl kažkaip grįžti į tą biškelį Kopos vaibą. Oh, why the fuck not? Jo. Nežinau, man vat... Jeigu manęs paklaustų mano geriausios franšizės ir ne dėl to, kad aš esu žiūrėjęs N kartų. Ne, aš Kopą esu matęs pirmą filmą 2 ar 3 kartus, antrą filmą 2 kartus. Vieną kartą esu matęs antrą filmą. Tai čia yra toks, kur aš esu daug daugiau filmų, kitų matęs 100 kartų daugiau. Mhm. Bet tas, ką man suteikė gyvenimą ir kiek man davė to tiesiog tokio įsijautimo į tą, tai čia yra vienintelė franšizė tokia, kokia egzistuoja. Nežinau, kodėl jinai tokia yra. Bet aš vat pagalvoju arba pasileidžiu vat tą soundtracką ir mane tiesiog nukelia vat į tas Kopas. Nežinau, bet kažką jis turi. Nu turi. Dini turi gerą viziją ir jisai gerai ją ten įgyvendina, mano nuomonė irgi. Tai aš manau, kad turėtų būti tikrai neblogai. Bet kad aš jau dabar sakau, aš jau matau, kaip bus tiek daug milijardinių filmų. Šiais metais Jo. net potencialiai 9 filmai. Ir dar tikrai yra labai daug filmų už mūsų topo. Jo, kurių tikrai laukiam ir tiesiog neįvardinam, Kurių, nes jo, jų yra nepaminėjom. begalė. Tikrai 26 metais turim labai daug gerų filmų. Tai Blemba, kitų metų pabaigoje, tiksliau, šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje bus labai sunku išrinkti 10-tuką. jo, aš žinau, kas bus pirmoje antroje vietoje jau. Jo, iš principo taip. Iš principo. Dabar tik tai klausimas, kas trečioje vietoje bus. Bet vėl, pavyzdžiui, pernai metais nebūtume numanę, kad F1 gali būti. Nebūtume numanę, kad Bugonė gali būti. Išlenda va tokių kažkokių, kur atrodo neannouncintų arba kažkaip nepastebėtų, nematytų projektų. Tai Jo. Tai vat tuo mane ir žavi kino pasaulis, žinai, tai smagu. O dėl šiandien, nežinau, aš nematau timerio. 20 minučių dar. 20 minučių. Nu tai dar galim tikrai pakalbėti apie Stranger Thingsus, apie... Mes Jo. vis tiek, mes pusę sezono Kadangi apkalbėjom. pusę sezono esam išnekėję, tai manau 20 minučių gal pats tas. Jeigu norit, įsijunkit, pasižiūrėt ne laidą su vėlyviu, o laidą prieš tai. Tai mes tenais esam, man atrodo, 50 laidą. 50 laidą. Ja, 50 laidoje esam aptarę... Bet matysit iš thumbnailo. Iš thumbnailo, jo. Jo. Tai Tai va, nu tai gerai, tai pakalbam. Tada... biškai toks rašt bus jaučiu, bet aš iš tiesų neturiu labai maks ką pakomentuoti. Jeigu taip imant visumą, aš iškart galiu pasakyti, aš esu nepatenkintas. Kaip žiūrovas, jų sprendimais, actingu ir daug kitų dalykų. Mačiau, kad yra Letterbox'e, galime vertinti. Finalą. Jo, finalai. Tai čia tipo paskutinį jaučiu. Ja. 3 iš 5. Aš tai Man neturiu, asmeniškai. blemba, Dabar kodėl? Gal kažkaip keistai bus, bet aš pradėsiu nuo galo. Mhm. Tada tas sprendimas padaryti 2 alternatyvės pabaigas ir kad leistų tau pasirinkti, kurią tu nori tikėti. Kodėl? Jisai toks saugus Kas čia per išėjimas. saugus Jūs bijot nužudyti ją?
Nužudykit ir viskas. Ta Nu. prasme, taigi jūs nebekursit daugiau. Kodėl jūs bijot, kad fanai atsisuks prieš jūs, nu koks skirtumas, jūs jau, užsidirbot milijardus iš šito, jūs iškėlėt Netflix ant šito. Jau viskas, tiesiog priimkit sprendimą, kodėl jūs taip saugiai žaidžiat. Jo, Aš labai supikau ant šito, tipo, kaip pasakė. Žiūrėk, mano tokia, aš tave nutrauksiu biškį, bet tuo pačiu ir, čia palaikom tą diskusiją. Aš manau, kad jie užbaigė, ačiū Dievui nėra daugiau. Aš manau, kad jie užbaigė jau čia tuo kritiniu laiku, kad jeigu dar kurtų toliau, būtų pizda. Čia jau ir taip yra. Manau, kad, bet, sakykime, gerai. Bet dabar, jeigu... Sweet spotas, jo. Jo, tas, ne tai, kad sweet spotas. Čia nebuvo sweet spotas. Čia buvo... Sweet spotas galėjo būti pats edžas. Gal taip, gal. Visiškai kraštinis taškas, kad jeigu dar biški daugiau, jau būtų pizda buvę. Žinai, kaip? Jau ten, kai dugnas serialas pasiekė, kaip Game of Thrones, tu nežinai, bet, tipo, 8 sezonas jau ten buvo, pirmą gal dar 2 serijos pohui ir paskui jau ten buvo visiškai skreipinimas statinės. Spardo gulinti. Visiškai. Taip, čia būtų buvo lygiai tas pats, jeigu būtume dar toliau nuėję. Vienintelis geras dalykas, kas būtų buvęs, jeigu jie tikrai būtų padarę taip kaip... Man čia biškai absurdiška ta situacija, bet pasibaigė serialas ir tada žmonės pradėjo visi svaik, kad čia nėra pabaiga, nes Vekna iš tikrųjų visus kontroliuoja. Taip, tada čia turėjo išeiti sausio 8 ar sausio 7. Okay, turėjo išeiti dar vieną seriją. Kad ir jeigu jie iš tikrųjų būtų, ne tai kad sapnas, bet tipo kontrolė Veknos visų. Taip. Jeigu iš tikrųjų jie būtų tai padarę ir dar kažkas būtų numiręs tenais, būčiau sakęs. Jo, norėjau sakyti, būtų ištaisę viską. Ir pirmiausia, tai būtų toksai, žinai, nuostaba, tipo, what the hell, turim dar, let's go. Pirmas dalykas, čia jau pakyla viskas. Antras dalykas, tu vietoj to, kad tu turi 2 kažkokias alternatyvės pabaigas ir tu matai, kaip jau žmonės atsiskirinėja ir kaip jiem nepatinka, tu šitą nuimi ir įsitaisai ant viršaus ir visi tokie, wow. Va čia būtų kažkas. Jo, ir jeigu niekas nebūtų paskelbę ir va tokį dropinį, tokį bombą, žinai, ir tada visas internetas sprogsta, čia achujieniausias sprendimas ever, bet aišku, tai šiaip. Tik idiotai turėjo patikėti šitų dalykų, nes Bet kaip, ta prasme, visur čia šitą skandavo, aš toks, what the hell, žmonės, nejaugi jūs tikrai tikit tuo. Tipo toks, kur, tai jūs taip ir atiduodat 200 000 sukčiam, nes, tipo, what the fuck. Ir, bet jeigu taip kalbam konkrečiai apie tą sezono finalą, tai mane tas toks irgi, kur, tipo, šiaip jinai gal išvažiavo į Islandiją, bet gal ir numirė. You be the judge, žinai, ir tipo, va toks saugus sprendimas, kad tiem, kuriem nepatinka, kad ją nužudė, tai jinai nenužudyta, bet tiem, kuriem nepatinka, kad jinai liko gyva, jinai kaip ir nužudyta, tipo, in mirus, sakykim, taip. Ir toks, kam apsimetinėt, žinai, tai jūs, jau visi reikalavo, ne tai, kad reikalavo, bet, tipo, išreiškė savo norą net žiūrovai, padarykit kažkokius teiksus. Nėra dėl ko rūtinti, žinai, nes tu žinai, kad niekam nieko neatsitiks. Numirs 8, pohui. Tai visiškai. Kiekvienam galėjo anksčiau numirti. Dabar dėl manęs, man tas veidelis jos tiesą sakant nepatiko. Bet niekam neįdomu side characterių mirtis, nes turi būti kažkoks svoris toj mirti, žinai. Tai, gerai, Edis, 4 sezone Edis mirė, bet jisai buvo vienas sezonas. Kažkodėl. Nes jisai labai daug įnešė į tą ir jo mirtis buvo tokia labai, vardan kažko, žinai, bet jisai nebuvo pagrindinis kastas. Buvo 4 sezone ir viskas. 2 sezone turėjom Bobą. Irgi, žinai, pasiaukojo. 2 sezone pasiaukojo, 4 sezone pasiaukojo, dėl kažko ten, dėl kitų. Bet tai yra... tu įneši charakterį į tą sezoną ir jį nužudai. Tai čia kaip ir tu kinda... Kažką gauni, kažką prarandi, išeini ant nulio, viskas tas pats. Ir tas, žinai, nenoras nužudyti pagrindinių veikėjų, biškai pisa dėl to, kad, tu 1 sezone kaip ir nužudai Eleven, bet 2 sezone atsiranda, nes iš tikrųjų tai nemirė. Tu 3 sezone nužudai Hopperį, bet jisai 4 sezone atsiranda. Matai, nes jie turėjo užbaigti ties kiekvienu sezonu, apart 4. Nes jis turėjo pirmiausiai būti 1 sezono, tada, tipo, ties 2 turėjo užbaigti, ties 3 ir tada 4 jau, aišku, buvo tokia pabaiga, ne pabaiga, jau mes supratom, kad bus 5 sezonas. Dėl to čia kažką tipo žudo prikelia, tai jūs apsispręskite. Ir tada tu kaip ir
nebejauti to, žinai, nu va čia susitinka su gigantišku monstru. Gerai, aš pripažinsiu, kad Mind Flayeris atrodė kietai. Mind Flayeris atrodė kietai ir ta visa buveinė ir visa kita, tipo, jo, it's cool. Bet ar tau netrodė, kad tai buvo pakankamai trumpa kova? Žiauriai. Kaip 3 minutės, blėt, 4, kiek ten? Kaip su dalyku, kurį jūs bildinot 4 sezonus ir 4,5 sezoną. Ja. Ir jūs nukovėt per kiek ten, per 15 minučių, ta prasme... Per 5 gal. Ta prasme, greitas planas, bim bim bam bam, sio. Toks... Ne, toks, nu davai pabaksnuojam iš apačios, biški flamethrowerio iš viršaus ir tipo, nėra. Jo, tai toks, man tai, silpna buvo kova labai. Vienintelis geras dalykas iš tos visos finalinės kovos ir viso kito, nes aš labiausiai bijojau, kad, žinai, kaip sako, redeemins blogą į charakterį. Tai yra, kad Vekna, arba Henris, žinai, kad iš tikrųjų pateisins jį ir jisai taps geriečių vos ne iš tos pusės. Nes buvo tokia, vienas iš teorijų, sakykime, kad jie tą padarys. Kinda padarė, bet... Bet ne, nes jisai, tipo, jam ėjo į sąžinę vilas, tipo, ir jisai sako, ne, tipo, I am evil. Jie parodė jo traumą, iš kuris tą gavo traumą. Jo. Bet jisai nepriėmė to fakto, kad jisai yra suglumęs vaikas. Jisai, pradžiai bandė pasakyti, kad jam buvo sunku atsispirti tam. Taip. Ir paskui jis tiesiog sako, bet aš esu blogas ir man patinka tokiu būti. Taip. Okay, tipo taip. But it's good. Ta prasme, tai yra vienas geriausių sprendimų apskritai 5 sezone, žinai, kur buvo, vystant veikėjus. Aš pripažinsiu, Vilas su galiam, kietas dalykas buvo 4 serija. Kinda jo, tas visas... tas tipo... pakeitimas ir visa kita, bet man visai cool, kad jisai kažkiek ten galėjo tam galiam ir šiaip aš nesitikė, žinai, visai nai. Man iš principo tai, kad Vilas kamautino, kad jisai yra ten gėjus, žinai, man nemaišo, žinai. Man labiau maišė jo vaidyba tuo metu. Kas? Daug mimų iš to gimė labai taip. Jo, bet man labiau erzino būtent jo vaidyba tuo metu, nes kaip jisai bandė verkti, tai aš ten cringe'inau, nes sakau, nahui. Tai aš dėl to sakau, labai underactino, baisiai. Ir ne tik Vilas. Kas jiems visiems šitam sezonui? Vienintelis Steve'as man tipo dar buvo decent. Steve'as buvo zaibys. Robin buvo good. Robin buvo smagi. Sadie Sink, Max, kur vaidino. Taip. Šiaip labai gerai jos tas atsigavimas. Šiaip ir tas, kur Lukasą vaidino. Šiaip jisai vaidino lygiai taip pat gerai. Tu matai, kai jisai bėgo... Neatsimenu dabar, kas ten nukrito, kai jisai bandė bėgti ir užkliuvo ir tada 4... nemačiau. Labai gera vieta buvo, bet... Neatsimenu, kur neužfiksavau. Neatsimenu aš irgi, bet atsimenu tik tai, kad prie radijos stoties, bet neatsimenu, kas ten nukrito, kad jisai bėgo. Nežinau, nesvarbu, bet žodžiu, labai... Man tikrai keistai buvo tas faktas, kad nei vienas iš tų net sėdo į kalėjimą, blėt, ištaškęs kareivių, žinai, ar ta Nancy, ar Hopperis. Nancy apskritai... Vat Nancy mane labiausiai užpisinti. Man patinka, jinai atrodo labai badass. Tipo, viskas gerai. Rembo. Jo, bet man tas su tokiu plot armoru. O Jezu. Pagailėkit jūs. Įvažiuoja į kariuomenės stovyklą, išmuša lubas ir su MK, tipo, išlenda. Tave būtų taip suvarpę iš visų pusių. What the fuck, kas taip daro? Niekas taip nedaro. Remba. Kas taip... Čia toks, tada prieš didžiausią Mind Flayerį. Šaudo jinai, tu blėt bėg. What the fuck? Tiesiog, ir mane kas ir kniso, kad aš žiūriu ir toks jausmas, kad aš žinau, kad jūs nemirsit. Man pasąmonė sako, kad jūs visi išgyvensit, man neįdomu, tiesiog man nėra įtampos, aš žinau, kad čia viskas užsibaigs gerai, toks, nežinau. Jo, man irgi tas, žinai, mane labiausiai kniso, aš sakau, laiku pabaigta, nes labai būtų nusivažiavę dar daugiau, bet esmė, kad žiūri serialą ir nejauti jokios rizikos su veikėjais, ir tau taip, žiūrėk, puola monstras ir jinai ten spraužiasi į kampą, tikrai nemirs. Taip, jeigu nemirtų, tikrai mirtų ne taip. Jo, aš sakau, tipo, bent ranką kokią nukastų, žinai, tipo, ar kažką. Koją, tipo, nors plaštaką, nors pirštą, kažką pakenk, ble. 5 sezonus kovoja su, nežinau, demonais, monstrais. Džiauriausiais demonais, įmanomais, visi sveiki gyvi. Su visom galūnėm, su nieko. Gal biškai psichiškai paveikti. Psichiškai, jo, bet... žodžiu. Aišku, buvo ir gerų dalykų. Jo. Buvo, kas mane hitino, ypač ta
pati pabaiga. Kodėl jie nepaleido ir dabar mačiau eina Reelsuose mimai, kad tipo žmonės pataiso serialą ir kai pradeda šnekėti Steve'as, užleidžia jo gabalą tą The End of the Beginning. The End of the Beginning. Ar tai buvo sunku? Nu, Žiauriai tiko tas gabalas, žiauriai ką jis geras. būtų nedavęs? Jo, labai būtų davęs. Ir visi ta prasme, norėjo to. Nu, bet žodžiu, nesmė. Mane hitino vienintelis dalykas, tai pačioj pabaigoje, kai jie sako, it's like, it's the same, but it's not. It's not the same anymore, žinai. Mhm. Tie patys žmonės, tie patys vaizdai, tas pats Hawkingas, bet it's not the same. Ir man toks hitino, kad jo, kažkas, vat, gal dėl to, kad šiaip man kažkokios koreliacijos su dabartiniu gyvenimu, man atrodo kažkas, žinai, keičiasi ir tas, kaip ir viskas tas pats, bet ne tas pats. Toks šitoj vietoj. Ką jie dar padarė su Nence, kodėl jie nukirpo tos plaukus jos gražius? What the fuck? Uždėjo bočiaus švarką. Žinai, ką jinai man buvo panaši į, neatsimenu aktorės pavardės, bet iš Home Alone mamos. Jo, Catherine O'Hara. Jo. Tai vat, tip top plaukai, tas švarkas, ką šitą... Nu tai čia, manau, į tą madą to laikmečio, nes ten Jaučiu. baigė 8-9, susitiko po 18 mėnesių, tai 91 grubiai. Nu tai 10-mečio pradžioj, pas mus ten tos mados net irgi buvo, kai vaikščia švarkai su petukais, kur ten jie per dideli, žinai, ten šukuosenos trumpos jau moterų visų, nes, nu, pasižiūrėk, ten net ir 8-9 metų baigimo tam jau buvo... Tai aš pateisinau šitą, bet man tiesiog buvo labai didelis šokas, žinai, kažkaip man pagadino, žinai. Bet nes jinai pasidarė Steve'o šukuoseną, žinai, ir realiai, nu, ten tik su mažiau plaukų. Tik man kas labai patiko, tai šito kalba per mokslų baigimą. Aha, Dustino, jo, labai badass, labai. Ir tas Trooperio gabalas, dabar galvoju, kino ten gabalas, tas Trooper yra. Bet neatsim kino. Bet žodžiu, labai geroj vietoj iššautas, kaip ir buvo su Metallicos, kaip ten buvo daina? Master of Puppets. Tai ir čia buvo irgi gera vieta. Tai vienintelis, kas traukė apskritai tą pabaigą. Nu ir aišku, tas visas suvedimas vėlgi su D&D. Tie visi referencijai. Jo, tai padarė pabaigą tokią pačią kaip pradžią. Nes shot for shot buvo padaryta. Man dar patiko tai, kad... Iron Maiden. Okay. Man dar patiko tai, kad vėlgi buvo suvesta su tuo, ką Edis norėjo padaryti baigdamas, tai Dustinas tą padarė. Jo. Tai vat, ir flipino, žinai, direktorių ir nusnečino ten tą diplomą ir visą kitą, žinai, tai toks mielas išvedimas, žinai. Tas epilogas visas, jis buvo gerai padarytas, jis buvo per ilgas, nes jį bat 45 minutės. Visą seriją, realiai. Bet galėjo padaryti taip, nes finalas, kaip buvo valanda 20 finalas, kova ir visa kita, ir ta 45 minutės buvo epilogai. Tai galėjo padaryti valandą 35 kovą ir pusvalandį epilogą. Jo, ir būtų sweet spot. Kitiem kaip tik labai patiko tas epilogas. Nu ir man patiko, bet jis tiesiog per ilgas. Jis tiesiog labai užėmė daug laiko, tipo ir... Nu, žodžiu, tai viskas okei, aš stebiu. Ir, žodžiu, tai vat, aš nežinau, galėjo pabaigti geriau, garantuotai galėjo nužudyti bent kokius 3 on screen, be jokių atvirų pabaigų ir būtų buvę visai kitaip pasibaigę. Tai pirmą numerį galėjo Nence ir Jonathaną galėjo... Svarbu ne Steve. Steve'as tiesiog... Ne, Steve'o tai ne. Ir Dustino nereikėjo, bet tai va, tai žodžiu. Žodžiu. Biškai nuvylęs, bet... Overall, mane tikrai gerokai nuvylė, bet, nu, ką padarys. Taip turėjo būti. Taip. Tiesiog noriu irgi parodyti, kad esu tikrai didelis šito fanas, bet jau kai yra blogai padaryta, nu, gleizinkit jūs kiek norit, nu, jeigu yra šūdas, tai šūdas. Nebuvo čia šūdas, bet čia buvo tikrai daug labai prastų, saugių sprendimų, neįdomių, tiesiog buvo... Per daug saugiai nuėjo. Jo, tai va. Ir uždarom šitą epizodą. Ačiū Jums dar kartelį, dėkui už Jūsų dėmesį, dėkui už Jūsų nuomonės, rašykit apie savo laukiamiausius filmus, apie tai, kokie Jums labiausiai patiko filmai. Jo. 26 metai atviri Jūsų nuomonėms ir jeigu turit kokių idėjų, ką mes dar galėtume padaryti ar pakalbėti, visą laiką pasidalinkit, o mes ten planuojam ir galvojam daugiau ką daryti. Tai va. Taip. Uždėkit subscribe, like, share su draugais ir susitiksim jau kitame epizode. Taip, iki. Ate.